Stovim grandiozinių įvykių akivaizdai. Tikrai panašu, kad taip. Panašu, bet visų pirma, noriu padėkoti mūsų palaikytojams, mūsų komandai. Taip. Mes turim jos nemažai, kurie žmonės palaikomus visais būdais, kaip jie kad gali mus palaikyti. Taip. Ir aš dėkoju už kiekvieną ten tą judesį jų, koks ten bebūtų, santrus ar iš viso širdies ir panašiai. Dievas tą laimina jūs ir atsako jums į jūsų gerumą. Stovime, kaip sakiau, ypatingų įvykių akivaizdai. Tu labai stebi tos įvykius. Ypatingai politiniai, kariniai reikalai, ten tavo, reiškia, telegramo, ten kanalas, žinios. Ką gali pasakyti? Taip, apibendrinus trumpai, kas vyksta pasaulyje? O jie tam, pasaulyje daug kas vyksta. Be abejo, dabar visas dėmesys eina į Irano bombardavimą. Vienos koalicijos subūrimo, kitų turbūt išardymo, jau taip sakysim, nes pradeda būriuotis arabų šalis ir jau jų patys ekspertai sako, kad tas Irano šaudymas į aplinkinės šalis tik suburs labiau jos aplink Izraelių. O štai su NATO Europą vyksta atvirkštinis procesas atrodo, nes manau, dėl įžalumo Amerikos prezidento jo visų pasisakymų nelabai kas norėjo padėti. Ilgai skaudina, žemina Europą, taip, o Europa ambicinga moteris. Jinai taip nepalieka tokių dalykų. Pasirodo, kad visgi geografinis fizinis atstumas iki Irano tai dalykas, kurį reikia įvykti, nes reikia bazių, reikia visą kitą, ką turi Europą ir taip. Mane tai, žinai, pasakysiu, kai prasidėjo karas, mes kaip pirmą laidą padarėm. Tada karo akivaizdai, karo akivaizdai. Bet tada akivaizdai nuo akivaizdai. Supranti, mesgi net negalėjom nuspėti staiga, kad toks karas didelis prasidės. Šitokio maštabo. Ir tai mane suglumino. Aš nebuvau tam pasiruošęs. Politinė prasme, tai labai akivaizdu. Iranos ta hunta al-Ajatolų, jo, tai toks žaizda gendančiam kūne buvo. Tiesiog valstybė susibūrė su šūkiu sunaikinkim Izraelį, tai ar nebepročiai, žinai. Ar kokie rusai sunaikinkim Ukrainą, ar nebepročiai. Toks užmanimas yra beprotiškas, va toks ne iš logikos, ne iš pažinimo, ne iš intelekto plaukiantis. Ja. Ir aš pasimečiau, tu žinai, kelias dienas aš blaškiausi po namus, nerasdamas savo vietos. Aš šaukiau, Dieve, ką aš čia nesuprantu, nematau to žodį. Ką čia dar, prie ko šitas karas? Mes visi koncentravom į Gogą, Gogas turi pajudėti, o čia staiga Iranas, kažkoks bombardavimas, Teherano, žinai. Aš pradėjau gilintis į Irano istoriją. Staiga atradau Iraną, jo grožį, jo kalnus, jo žemumas, jo džiunglės, jo dykumas, jo žmonės, jo kultūra, atėjo iki Kiro didžiojo, Kiro didžiojo sūnų, Artaxerkso, kuris puolė Graikiją ten baisaus žiaurumo, Kiro didžiojo, kuris buvo tolerantiškas, didžiadvasis žmogus, kultūros vyras, tarkim taip, galim pagalvoti, pagal tai, ką jis darė. Jis įsakė grąžinti tautas į jų vietą. Kas nori, jeigu grįžta, sutikti savo šventyklas, tam tarp Izraelis to pasinaudojo. Tarp kitko labai galbūt įdomu, nes tas sūnus Šachu, jisai mato save būtent kaip tokia Kira, žinai. Jis kaip Kira, save apibrėžia kaip Kira? Jis save apibrėžia kaip Kira, ta prasme religinė tolerancija visiems gyventojams ir taip toliau, reformos, ten jis taip save mato. Trumpas išnairuoja labai, nes jis netėjo nusilenkti Trumpui didžiam, supranti, o kalba save kaip Kira, kaip tu sakai didį, tai suprantam, iš kur tas toksai arogantiško vyro, toks nepasitenkinimas to įpėdinio. Labai įdomu, kad tas įpėdinis jis nėra dvarininkas, nėra kilmingas žmogus, tu žinai, tas imperatorius, šachas. Jis eilinis kareivis, gabus vyras, karo žmogus, gerai pasavęs savo kariuomeniai Irane, kilo per karjerą karininko ir padarė perversmą. Ir su grupė vyrų karininko užėmė valdžią. Nuo to prasidėjo jo dinastija. Bet jis greitai mirė nuo vėžio, atėjo jo sūnus Šachas, kuris pabėgo jau tada palikė savo karalystę. O ten vėl labai įdomus dalykas, ten tokios bangos. Jis įkūrė vieną garsiausių slaptųjų tarnybų Irane. Tai šito
šito vaiko, kuris pretenduoja į sostą šeicho, tėvas, kuris bėga, jis įkūrė vieną garsiausių slaptųjų tarnybų, padedamas dviejų organizacijų. Tai FBR ir Mossad. Ir jie įkūrė baisią organizaciją. Jie pralenkė savo mokytojus, jie įkūrė baisią organizaciją, 100,000 žmonių buvo kalėjime arba persekiojami. Yra daug labai įdomių peninių filmų apie tai, kaip Irano intelektualai slepiasi, sutikinėja slapta, kaip jie seka, kaip kankina ir panašiai. Tai pražudė. Čia yra įdomu, čia įdomus, nes jis šitas, tas, kuris vėliau bėgo, tas įkūręs organizacijas, jis deklaravo savo sąjungą su Izraeliu ir su Amerika. Labai ryškiai. Jis deklaravo, kad mes atstatom tuos santykius tarp Kiro ir Izraelio. Ja. Ir mes remiame Izraelį, mes saugom, tai buvo gražiausi jo viešpatavimo metai. Bet tu matai, vargas valstybėje, kurios valdovas nėra kilmingas. Kad tas saldofono dvasia visgi nužengiant jo, pilnai apėmė į tą saldofono dvasia ir jis pradėjo kovoti su opozicija. Opozicija pas jį buvo labai skirtinga. Religinė opozicija, tai ajatolų, čia vėl atskira banga yra, dėl ajatolų pakalbėsim, intelektualų opozicija ir komunistų opozicija. Tai komunistinė opozicija rėmė KGB, Rusija, intelektualus rėmė vakarai, kažkiek tai, galbūt prancūzai. Ajatolų klausimas labai įdomus. Ilgą laiką Iranas buvo sunitinė organizacija. Tai šeitai padarė perversmą į valstybėje ir įvedė ajatolišką režimą. Ajatoliškas režimas pasižymė tuo, kad jie iškėlė vieną personą kaip popiečių, kuris viską žino, už viską atsako. Jis pasakė amen, viskas, visiems laikam. Tu kalbėjai apie tą rašytoją, Salmaną Rušdį. Kas ten buvo su Salmanu? Papasakok truputį. Ten tai žinoma istorija, jisai parašė savo vieną iš garsiausių turbūt romanų, tai yra Šėtono Eilis ir jau tas, kuris buvo pirmas po perversmo ajatola, jo Khomeini, jisai padarė fetvą, kurie liepė kiekvienam šytui, gerbinčiam Alachą, ten mylintiem ir visą kitą, jį nužudyti. Bet ten įdomus toks variantas, kada ajatola išleidžia fetvą, atšaukti ją gali tik tas pats ajatola, kitas negali. Khomeini senai miręs ir fetva gyvuoja. Ir ta prasme kiekvienam šito jinai yra privaloma išpildyti. Jeigu nori ten patekti, kaip pagal jūsų pratimus. Ir žinai, su tavo ajatolų perversmais ir sugrįžimo ajatolų perversmo, tai ir staiga aš matau tokį labai įdomų tokį dalyką. Asmuo, jo mąstymo struktūra, jo supratimą, jo gelmė sielos ir tikėjimas formuoja tikrai žmogų. Kas yra jis? Jo tikėjimas arba netikėjimas. Mes žinom, kad Iranas zarotrizmo šalis buvo, taip? Taip. Tai buvo to ugnies garbintojų tauta. O tu žinai, kad jie iki šiol to ugnį garbina? Jo, man atrodo, šią naktį kaip tik buvo jų šventė, kada jie ten šokinėdavo per laužus, panašu šiek tiek joninis gal lietuviškas. Jie iki šiol 1500 metų tas aukuras neužges. Neužgesino ir islamas. Neišdrįso gesinti jo. Pabijojo jo gesinti. Taigi tas kultas ugnies garbintojų, jis tebevyksta, jis yra Irane, pilnai veikia ir yra 1500 metų. Kaip aš sakiau, mano supratimu, iš to, ką aš mačiau Kiro gyvenime, didžiojo gyvenime, man labai priminė Vytautą didžiojo gyvenimą. Štai. Jo drąsa ir jų sielos dydis. Jis galėjo apriepti savyje daugelio tautų žmonės. Jam nedisonavo tų tautų tikėjimas. Vytautui nebuvo nieko tokio blogo, kad jis naudojasi baltarusiškom raidėm, slaviškom raidėm. Ja? Jam jis nematė pavojus stačiatikių bažnyčiose, kitose šventyklose. Ja? Jis nematė nieko blogo ir totoriškam tikėjime. Ja? Jis sugebėjo priimti juos visus kaip didžios širdies žmogus.
Jis atėjęs į valstybę sakydavo, gyvenkit kaip gyvenot. Ta pati darė Algirdas. Jo? Ir todėl jis buvo sutinkamas Rusijoje, kaip ir Ukrainoje, įskėstom rankom. Niekas su juo nekovojo, niekas nesipriešino. Jis nuvėjo ir valdė Smolenską, Vitebską, ten, reiškia, tas sritis į Baltarusiją, jis nuvėjo iki Kijevo, jis nuvėjo galų gale, nuvėjo iki Juodosios jūros. Neturėdamas daug pasipriešinimo. Kalba istorika, kad kai Vytas išėdavo su kariuomenė kažkur tai, anam gale aš ateidavau su baltom vėliavom pasiduodavau. Nes tai buvo kilnadvasis žmogus ir labai išmintingas strategas. O kažkuria prasme jis buvo panašus savo giminaitį Algirdą, kuris buvo lygiai toks pats žmogus. Jis nedaug kalbėjo, jis negerė vyno, buvo santūrus žmogus, jis nejuokavo, viską planavo tyliai ir ramiai. Ir kaip pirmą kartą istorikai kalba, Algirdas išėjo iš miškų į stepę. Stepės valdovai, Hanai juokėsi iš jo. Sako, žiūrėk, tas medkirtis iš miško išlinda. Ir jie nesiršė karo, jie juokėsi iš jo. Lietuviai, kas lietuviai? Kokie lietuviai? Tie, kur miške ten gyvena. Su kuo nori skautis? Su stepės valdovais, 3 Hanais? Jie juokė, jam buvo juokinga tai girdėti. Ir kaip Algirdas susirikiavo, padalino savo kohortas, reiškia, ir išplėtė tam tikrų būdų savo kariuomenę. Ir kaip tie stepių vilkai pajudėjo į tas jo kohortas, jie suprato, kad jie pakliuvo į spąstus Algirdo. Ir tai buvo didysis tas prie mėlynųjų vandenų mūšis, kurį laimėjo. Tai vat, kalbant apie Kirą, tai čia labai įdomu tas žmogus. Vat, noriu pasakyti, Iranas tai yra graži šalis, graži tauta, kur gražų žmonės, graži kultūra, menas, poezija. Šitas poetas garsus, kur Ketureilis rašydavo. Žinai, kur vertimai rusiškai yra. O, kaip jis yra? Omar Khayamas. Omar Khayamas tai yra iranietis rašytojas. Jo? Ibn Sina, įvairūs dalykai, visa kilė iš ten. Ir staiga, va šitie, vadinami arabų filosofai, bet jie ne arabų, jie buvo iraniečiai. Persai. Jų kalba labai graži, labai poetiška kalba, tarmė labai graži, ar ne? O kaip tu matai jų šitam kontekste paskutiniu laiku? Kas vyksta tada dabar? Kas su jais gyvyko? Va šita graži tauta, kas ir įvyksta musulmoniškas perversmas. Supratė, šitą gražią poetų, ugnies garbintojų tautą, kaip ten bebūtų, užpuola islamas. Bet ne bet koks, o klajokliškas arabiškas islamas. Žiaurus, klastingas, negailestingas, baisus. Ta pas kaip antplūdis, jie sutriuškina iraniečius, jie sutriuškina, paverčia Persiją, jie sugriauna kultūrą visą iranietišką, kiek jie galėjo, ir kuria savo kultūrą ant Irano griuvėsių. Ir galų gale, aš manau, kad ta graži tauta, jinai laiksna, kur vis pavergiama. Galų gale, šachas, vadinamas, kuris apsišauklis, nėra tikras šachas, jis ateina, jis skaitė save kultūros nešėjų, jis laik irgi save kirų. Jis nešia kultūrą, poeziją, jis daro daug universitetų, reiškia, bet reiškia, tas vat, mokyklų, bet jis bijo, jis įsigando. Būdamas saldofonas, jis pabijojo įsilavinusių žmonių. Jis pristabdo viską, jis pradėjo persekioti jaunimą. Dabar kaip tik viena iš paskutinių įvykių, kada Izraelis subombardavo ir nužudė vieną iš tokių išsilavinusių filosofų. Vakarietiška prasme, ten disertacijos, universitetai, Kanto filosofija ir taip toliau, Laridžanė, aš turiu minėjau. Tai kaip tai sueina su Ajatolos viso to siaubu? Kokia prasmė tada būti tokiu, jeigu tu tarnauji tokiam režimui? Tu dabar palei tokį klausimą labai skaudu. Iš vis, kokia kultūros vieta žmonijos istorijoje? Kiek kultūra įtakojo žmogų? Iš tikrųjų, ar kultūros faktorius, veiksnys yra toks svarbus žmogaus gyvenime, jo sielos polinkė, jo elgesy, jo maniero, jo dorovėje? Ar kultūra formuoja dorą žmogų? Dabar, ajatolos labai įdomu. Ajatolos tai vėl tokia religinė sekta, didelė, žinai, ypatinga, kuria vieno žmogaus reikšmė suabsoliutinama. Ir čia jau pradžia klaidos, visiškos yra klaida. Jie nesirūpino valstybę, jos gerovę, jie yra savo sektos ribą, savo bendruomenės ribose, jo, ten gerovė buvo, bet tauta jinai vargo. Važiuok, jų miestai, jų gatvės, žinai, o tas kažkoks ta švara, nešvara,
tas apsileidimas, žinai, apleisti miestai. Man tai labai priminė sovietinį Vilnių. Aš kai žiūrėjau, Teheranas tai toks miestas, žinai, toksai, yra kokie rajonai, kur ten gražu, kur susitvarkė, o visur pilka, purvina, dulkėta. O primena Delį labai irgi. Eini, važiuoji per Delį, tu matai tos nevalytas gatves, nedažyti fasadai. Žmonės, kur šlapinasi vidury gatvės, žinai. O po to smėlis suka ir nešioja tą visą taip per tavo plaukus ir visą kitą. Kultūra neformuoja dorovės ir moralės. Jinai dar žmogų galbūt romantiška, daugiau mažiau, bet romantizmas taip pat, jinai kieno rankos yra romantizmas. Galima žmogų labai romantiškai nužudyti. Aš tada gal netgi taip pasakyčiau į kitai truputį platmėjo. Ar tau neatrodo, kad dėja nei kultūra, nei išsilavinimas ir netgi nei gilus rašto žinojimas nepagimda žmoguje asmenybę? Asmenybė pagimda tik tai tavo akistata ir pasirinkimas tiesos. Asmenybę formuoja dvasia. Suveskim tai, gal tai reikia tiesiai šviesti. Ja. Asmenybė formuoja dvasia, dvasinė įtaka suformuoja žmogų. Dvasia, tu turi omeny šventoji dvasia. Aš sakau dvasia. Dvasia. Šiuo metu sakau dvasia. Aš tiesiog kalbu visgi apie santykių žmogaus ir Dievo. Žinai, Dievas yra asmuo, asmenybė. Jo? Dievas kontaktuoja, žiūri ir jam egzistuoja asmenybė. Bet asmenybė gimsta tik, kada žmogus stovi ties pasirinkimo tiesos. Kaip stovėjo, tarkim, tavo senelis. Ties tiesos pasirinkimą, kada jis, rizikuodamas savo ir savo šeimos gyvybę, pradėjo gelbėti žydus. Jis atsistoja ties tiesos ribos ir pasirinka. Jo, ir tai asmenybė, kuri Dievo akise yra, jis jau yra, supranti. Bet ne kultūra, kaip mes matom šitam pavyzdį, jo tokia super, apsiskaitusi ten ir visą kitą išsilavinusi žmogaus. Nei kažkokie ten kiti dalykai, netgi rašto žinojimas, nepadaro tokią asmenybę. Kol tu nepasirinkai, neatsistoji ties tiesos pasirinkimą. Ir man atrodo, mūsų laikai, kada mes dabar gyvenam, jau tie paskutiniai laikai, tai būtent tie laikai, kurie arba privertė, arba verčia, arba privers kiekvieną atsistoti ties tiesos pasirinkimą. Mes matom tai, ten, kai prasidėjo karas Rusijos ir Ukrainos, labai daugelis atsistojo ties tos pasirinkimo, ar ne, santykius su artimaisiais, su draugais, tiesiog pats su savim galų gale, ir galų gale su Dievu. Nes tu atsistoji ties tiesos ir tu turi pasirinkti. Aš sakyčiau atvirkščiai, aš labai sutinku su tavim, bet aš sakyčiau atvirkščiai, kad pasirinkimas pažinti tiesą yra lygiavertiškas pasirinkimas pažinti Dievą. Dabar pasirinkti Dievą mes ne vienas Dievo nepasirinkom, jis mus pasirinka. Reiškia, tokia alternatyva klivinistinė, reiškia, Dievas jis nuo pradžių pasišaukė žmonės, sakyčiau taip, ir įtakoja dvasia. Aš žiūriu savo ieškojimus Dievo, kur aš tik nebuvau, kokių knygų tik neskaičiau, apart magijos, bet aš labai gilinausi į religijas, bet ateiti iki Kristaus niekaip negalėjau. Aš užmiršau tą regėjimą vaikystę, kurį mačiau Jėzų. Aš viską pamiršau, aš likau menas, meno reikalai ir panašiai, ir man reikėjo tiesiog Dievo prisilietimo. Dabar, kada aš prisiminiau viską, dabar aš sakyčiau, kad dvasia. Aš manau, kad būtent dvasia, tarkime taip, formuoja žmogų. Dvasia. Dabar kaip tu sakai, bet polinkiai vidinio žmogaus prisišaukia vieną arba kitą dvasią. Jeigu žmogus linkęs rinktis gerą, teisingą, nesmurtą, o gerumą, gražumą kažkokį, gailestingumą, vaikystės. Ar jis buvo taip auklėtas tėvų? Taip, mamos galbūt, tėvelio. Išauklėtas vaikas, vaikas išauklėtas. Vaikas augo geroj šeimoje, bet neišauklėtas, taip? Arba augo tokioj nesėkmingai galbūt šeimoje, neturtingai šeimoje, bet išauklėtas vaikas. Jis mandagus, jis nuolankus, jis uolus, žinai, jis daro karjerą iš mažų namų atėjęs, taip? Taip. Aš manau, kad tai Dievo pasirinkimo taškas. Iš Dievo tai plaukia mūsų nusistatymas. Ir aš manau, kada žmonės renkasi ajatolas, reiškia, arba šeichas, kuris renkasi saugumo tarnybas, kuris persiekė laisvus žmonės,
jo pasirinkimą suformuos vaikystėje kažkada. Kodėl jis nuėjo į armiją, kodėl jam patiko soldafono gyvenimas ir panašiai. Ajatolas vėl. Ajatolų režimas nekalba apie meilę tautai. Jie kalba apie meilę savo ir savo nuostatom, savo įsitikinimams. Į tokį dalyką pakliuvo ir Izraelis. Tu supranti, kada jie pakėlė ranką prieš Mešiachą, Ješuą Hamešiachą, jo? Jie pakėlė ranką prieš Ješuą ir leido jį mušti. Prieš tai jie padarė pasirinkimą. Ir galutinis taškas jų pasirinkime buvo Jėzaus draugo prikėlimas iš mirties. Kai Jėzus prikėlė Lozorių iš mirties, tai buvo paskutinis taškas, kaip sakau, viskas, jis Mešiachas, bet jis ne mūsų Mešiachas, ne tas Mešiachas, mes kitokio laukiame, mums šito nereikia Mešiachas. Ką daryti? Ką daryti, vyrai, ką daryti, broliai? Atėjo Mešiachas, mes matom, bet šitas Mešiachas sugriaus visą tautą. Ir viskas atneš mus negandą atneš mums. Mums tik nužudykim vieną, bet tautą išsaugokim. Jie taip nusprendžia. Tarp kitko, tie žydiški suvažiavimai, surinkimai rabinato, jie vyko visą laiką istorijoje. Ir po to jau po emigracijos į Europą, Ispanijoje, žydų tie rabinų suvažiavimai, jie vyko labai, jie tiksliai sprendė, ką mums dabar daryti. Ir tuo momentu jie atpažino Mešiachą, bet jo nepriėmė dėl to, kad jis netiko jų lūkesčių. Dabar tie lūkesčiai, iš kur tie plaukia tokie pikti lūkesčiai? Iš karaliaus Erodo laikų, kada karalius Erodas artino savo tam tikrus žmonės, o kitus išstūmė. Kaip metam, Joną Krikštytoją arba Petrą, su jo kompanija visai, jie buvo išstumti iš šventyklos tarnavimo, nustumti į pakraščius, o pritraukti kiti žmonės, kurie tiko Erodo lūkesčius. Ir va ta simbiozė tarp naujus kunigijos ir Erodo istorijos arba to laikotarpio Erodo pritraukė tamsėje masę kunigų, kurie ir panaudoti buvo velniui kovai su Mešiachu. Mes dabar prieinam prie dar vieno labai svarbaus klausimo. Gerai, aš baigsiu gal pirmą mintį. Aš kentėjau, karas Irane, aš kentėjau. Aš realiai kentėjau, aš negaliu užmigti. Aš nesupratau, kas vyksta. Jisgi maišo man visą mano teologiją. Bet kodėl? Nu, atitolina Gogo karą, man taip atrodė. Bet aš klydau. Jis priartino Gogo karą. Reikalas tame, kad prieš keletą metų aš mačiau seną video įrašą, kur vienas iš Hasidų vadovų, reiškia, bara Natjahu, jauną vyrą. Atsimenu, aš to pasakau. Jis bara jį, o tas kaip toks prisidirbęs trečiokas, taip kryvai šypsosi, supranti. Taip, tai žinai, poj, lasviška poj, ruškai, žinai. Jam tai kelia juoką, jis to nesupranta, o tas senukas, žila barzda bara, sako, tu klausyk, tu mažai darai, kad Mešiacho atėjimą priartinti. Ar girdėjoje? Tu nieko nedarai, kad priartėjo priimą. Aš sulau, apie ką tas senukas kalba? Kaip tas Natjahu gali priartinti jo atėjimą? Kokiu būdu? Kas čia per teologija tokia? Iškia, pas jos yra labai įdomus išvedžiojimai, Mešiacho atitolinimas, priartinimas, jie turi supratimą apie pranašystę, pavyzdžiui. Bloga, gera pranašystė Izraeliui. Jie nutolinti arba priartinti galima tą pranašystę. Bet čia dar neįsime detalės. Iškia, ir bara. Ir staiga aš matau tokią pasekmę. Trumpo aplinka, jo žentas, ir jo judaizmą priėmę vaikai ir anūkai, kalba jam idėją apie tai, kad jis gali būti tas Mešiachas. Aš turiu Mešiachas, tai ne Ješuva Hamešiach, bet tas gelbėtojas. Jo, Mešiachas kaip gelbėtojas. Jo, tam tikram epizodė gelbėtojo tautos, iškia. Kad jis gali pabūt tuo gelbėtoju Izraelio tautos. Jis sako, kaip? Padėk priartinti Mešiacho atėjimą. Būk tas Kyro dvasios žmogus. O ką reikia? Mums sako, reikia sostinės Jeruzalės. Jo? Ir mes turim mirtiną priešą Iraną. Kol bus gyvas Iranas, mes negyvensim ramiai.
Mes miegam su viena mintimi, kad Iranas gamina atominę bombą. Jie iš tikrųjų, galiu paliūdyti, tai gerai, kiek kartų buvo Izraelyje, kalbėjau su draugais, tiek kartų jie kalbėjo. Jie bijo labai Irano atominės bombos, dėl ko šalis maža, gyvena agrarinė valstybė. Ir jie išteklių neturi, kaip ir neturi jokių, ten, kur jų rada ištekė, ten neškiai, ten politinė situacija yra to ištekliuose, ir jie viskai iš agrarinės, tai yra apelsinai, jų gėlės, tulpės, visa kita. Jeigu panaudoja atominį ginklą, galas, mums ištiriu galas, mums beliks tik šokti į Viduržemio jūrą. Ir jie bijo. Ir jie kalbina Trumpą. Padėk mums, pabūk Mešiachas. Trumpas žmogus iš gatvės būdamas, be išsilavinimo, be kultūros, toks playboyus, babininkas, taip kalbas, toksai sukčius nekilnojamo brokeris New York'e. Kad tai yra pati tokia žemiausia žmogaus kasta tokia, žinai, tokia pirk, parduok, nupirkė galima pigiau, apdurnink pardavėją, paimk pigiau ir padaug brangiau. Ir jis daro tas savo machinacijas, pralaimi, bankrutuoja, iš ten ateina ta gija KGB pinigų į jo vieną iš jo bankrutavusių verslų. Ir tai pavojinga. Tada KGB traukia jį pas save, kad reiškia Maskvoje daryti, boksus statyti visą kitą, žaidžia su jo žaidimus kažkokius. Jis kažkiek žaidžia, aš nežinau, kiek ten žaidžia. Ar jis Krasnovas, aš negaliu taip tokį dalyką kalbėti. Čia ne mano, čia Krasnova ir įsakymas reikalas. Aišku, jie kalbina jį, pajudėk, padėk mums, būk to gelbėtojų Izraelio. Ir jis pradeda mąstyti, kadangi jis ne strategas, ne politikas, jis gatvės brokeris, jam tai įdomu, būtų ambicingas, išdidus, arogantės, pasipūlęs kaip gaidys, kuris gėda tik vieną pusę, suprantate, jam taip kabina jį, taip žinai, tai tau galybė apsireikš, tu būsi Trumpas, kas yra trimitas, trimitok Trumpė, trimitok tą pergalę, Amerikos didybę, parodyk visam paskokį dingą yra Amerikoje, kariuomenė ir panašiai, ir Trumpą tai pakabina, užkabina. Dabar pirmos dekatos jam mažai. Jis Jeruzalę paskelbė, bet toliau trūkti jis nesugeba įeiti ir tada kairioji Amerika iš visų jėgų stabdo Trumpą. Kiek tai turi? Atitolina Mešiachą. Ką? Atitolina Mešiachą. Atitolina Mešiachą ateimą vienai kadencijai. Ir tada nutraukė mane mintyje dabar, kuo aš baigiau. Tiesiog logiškai. Negali. Tai va. Reiškia, atitolina į kadenciją ir kovoja. Dabar labai įdomu dėl informacijos šaltinių, informacijos, reiškia, žiniatinklių, ten politinių pasirinkimų. Įdomu tai, kad visa europietiška pagrindinė žiniasklaida yra kairioji. Kodėl? Kodėl Europos žiniasklaida yra kairioji? Kodėl Amerikos, čia kitas klausimas. Kodėl Europos universitetai yra kairiųjų rankose? Europos, o kodėl Amerikos net kairiųjų rankose? Suvaiškai, čia labai įdomus dalykas. Bet kodėl Europos, aš pasakysiu, kad po Antro pasaulinio karo tik dešinė bendradarbiavo su fašizmu. Ir čia jų buvo esminė klaida, jie norėjo saugoti tėvynę, kolaboruoti su fašizmu. O kita visa grupė nuėjo į pogrindį, kuriam vadovavo kairieji. Kairieji, iš tikrųjų kairieji. Ir kokią įtaką padarė pasipriešinimą, sunku pasakyti, kokią įtaką De Gaulle, pavyzdžiui, Antro pasaulinio kare, jokios įtakos nėra. Bet nežinant to, jis kaip triumfuotas įvažiuoja išvaduotą Amerikos kariuomenės Paryžių. Ir paskui dar rodo špygas Amerikos kariuomenė, kad jis mane, aš čia triumfavau, reiškia, Paryžiui, nors tuo tarpu Amerikos vyriausybė ilgai galvoja, karinė vadovybė, ar leis tam žmogui taip įvažiuoti į Paryžių. Ir jie padarė klaidą, leido jam tai įvažiuoti. Ir jie pirmiausia, ką darė, nusisko nuo Amerikos ir rodo jam špygas per langą ir va tokį dalyką. Dabar, kada išeina iš pogrindžio kairios jėgos, jie užima visas valstybės institucijas. Tam tarp ir spaudą. Ir mes matom, kad kairiosios partijos labai stiprios yra, labai daug apimančios. Kairių partijų problema yra tai, kad jie vadina save visų nuskriaustųjų gelbėtojais. Bet tai būtų gerai, jeigu tai būtų, socialinės programos jų labai didelis yra iš tikrųjų. Bet tarp nuskriaustųjų jie gėjai,
kurie yra. Nuskriaustųjų sąrašas auga labai. Nuskriaustųjų yra, jis toksai, jis tai tendencingai auga, tarkim, Palestina, Gaza, reiškia, gėjai ir panašiai. Ir čia prasideda toks chaosas kažkoks, supranti, tu matai, kas tikrai trūksta sveiko proto. Elementariai sveiko proto ir elementarių žinių, istorinių, gal, nuvažiuok į vietą, pasižiūrėk, pakalbėk. Ja? Tas noras būti gelbėtojais, politinis toksai, žinai, kaip politinis rūbas. Tokia kaukė politinė. Va kokie mes karieji, mes gelbėtojai, mes gelbėtojai pasaulio, taisytojai pasaulio. Ir todėl mes visą informaciją ateinantį pas mus yra kairio kampo aspekto, kairio aspekto. Lietuvoje, sunku pasakyti, nes Lietuvoje informacinė yra provincija ir mes kaip ir neturim tokių informacinių priemonių. Matai, Lietuva turi, kaip ir buvusios visos Tarybų Sąjungos Respublikos, vieną, sakant, tvirtą dalyką. Tai sugebėjimas tarp kairiojo spaudoj, tarp eilučių skaityti, kaip ten iš tikrųjų, žinai. Čia toks įgūdis jau labai geras, kurį tarp kitko vakaruose žmonės neturi, žinai, jie priima už gryną pinigą viską, kas skaita. Aš atsimenu, kadangi aš buvau Vakarų Lietuvos jaunųjų dailininkų pirmininkas, žinai, ir mūsų komunimo CK pakvietė tokius visokius, reiškia, aktoriai dalyvavo, menininkai, kompozitoriai, rašytojai, tokius rinkdavo mums tokius suvažiavimus gamtoje, kur skaitydavo lektoriai iš CK, Maskvos CK, lietuviai dirbė Maskvos CK. Ir jie kalbėjo, kad, mes šaukime jūs, ateikite, paremkite mus reikia naujų jėgų. Kam jų mūsų reikia? Sako, mes norime apeiti kairius iš kairės. Jie kvietė jaunimą, kūrybingą jaunimą, menininkus, poetus ir filosofus, stoti į komunistų partiją ir paremti Gorbačiovo ateinantis. Dar sąjūdžio kalba nebuvo. Gorbačiovo sąjūdį paremti ir padėti apeiti komunistų iš kairės. Tapti komunistų labiau negu jie ir laimėti Lietuvai nepriklausomybę. Tokia buvo kalbos. Tai dabar, ką mes matom Lietuvoje, ta informacija, tai buvo taip. Ir aš manau, kad jie labai tikinamai kalbėjo ir kada pasiūlė man komunistų partiją, aš kaip visuomet bėgau pas tėtį pasitarti. Man tėtis tai buvo mano lakmusas, žinai. Aš labai gerbiau jį ir jo nuomonę ir aš šaipiausi iš jo, kad jis tik visko bijo. Bet kitą prasme, aš buvau labai nieko nebijau, bet sakau, tėti, ką tu galvoji? Jis sako, tu žinai, manęs partija nepriėmė dėl mano kilmės ir mano tėvų. O jeigu tave kviečia, tai patikrino, jau užmiršo, atleido, kas tavo senelis buvo panašiai. Aš buvau lojalus tarybų valdžios žmogus, tai nelaiko bėdos, tai stok. Ir aš parašiau pareiškimą ir nuėjau švilpaudamas, jau stot, ir galų gale, beidamas į savo studiją, sustojau ir matau vieną knygą ištraukti knygą, matau Petro laiškas, ir skaitau, netarnausi Dievui ir mamonai. Ir žiūrėjau, kas per nesąmonę, suprantate. Ir ko čia Dievas ir kodėl komunistų partija yra mamona, aš pasakiau, ne kodėl, bet aš pasipiktinau. Kodėl komunistų partija yra mamona, kuomet čia reikal, kšau, knygutę ir nuėjau, bet kol aš ėjau nuo Klaipėdos centro iki Dailininkų sąjungos partinės organizacijos, dvasia veikė jau mane labai stipriai, aš kaip priėjau prie durų, kad įeiti jau į pas tokį žoldovą komunistų lyderį, komunistų Dailininkų sąjungai, aš sustojau ir supratau, aš į partiją nestosiu, karjeros tokios nedarysiu, man galas bus, bet aš kitaip negaliu. Va tai tu kalbėjai. O moraliniai pasirinkimai iššaukia tavo dvasinius pasirinkimus. Ir šitas mano moralinis pasirinkimas atidarė duris šventai dvasiai ateiti mano gyvenimą. Ir absoliučiai dvasinę revoliuciją padaryti. Šitam visam kontekste, karų gandai ten ir visą kitą, jau mes gyvenam šitose laikė, net labai įdomi apibūdina, kad mes gyvenam trečiojo pasaulinio karo nuojautos laikė. Jau, ta prasme, visi tai jaučia, tai tiek teorija yra, tik nežino, kur kas sprogs ir ant kiek globaliai tai bus. Jau. Nes tai vienas židinys, tai kitas. Bet bažnyčia, kaip jinai atsako tavo manimo į iššūkius šito laiko, kaip jinai reaguoja. Tai tokie dalykai vyksta. Kas kalba, kas kalba? Šitam reikia skirti bažnyčią ir bendruomenę. Gerai, bendruomenės. Nes vadinti tai bažnyčiai negalima, jokių būdų. Nes tas Jėzus ir ta Evangelija, kurie pamokslaujama ir skelbiama, taip toli nuo originalo, graikiško ar hebrajiško, žinai, kad
Čia daug labai klausimų kyla, kas iš tikrųjų yra. Mes turim keletą bendruomenių, raštas kalba, kad tos bendruomenės, tos draugės bažnyčios. Ir jeigu kalbėt, kad bažnyčia tai visgi ne tai, bažnyčia neturi namų, fizinių namų, neturi fizinio kūno, tokio kaip matomo šiandien kūno. Kada bendruomenių vadovai domėsi sintezatoriais, reiškia, bendruomenių sienų spalva, kilimais ir visą kitką, o ne žmonėmis, kur yra bendruomenė, tu supranti, kad jie neturi prieškimo bažnyčios, neturi supratimo, kas tai yra. Jie tiesiog ajatolų žaidžia ajatolų žaidimą, jie nemyli tautos. Jeigu jie būtų mylėję tautą, tai 400 metų nebūtų buvę Lietuvoje. Ir dabar, jeigu jie mylėtų iš tikrųjų tautą, tą vadinamą bažnyčios ar bažnyčią jo, nebūtų tos situacijos, juk jie nepateikia jokio komentaro įvykiams. Jie nekomentuoja įvykių, jie bijo komentuoti, nes patys įsitraukia po kilminius žaidimus. Ir tai yra tragedija. Aš galvoju, kad šiandien mes turim tik vieną politiką Lietuvoje. Tai Kaupinį. Bet jis kol kas, man atrodo, atitolinis. Tai matau iš tikrą įsilavinusi profesionalų politiką. O profesionalų. Suprantiškai, aš matau tuos žmonės, kurie egoistiškai ateina naudos ieškoti. Ir tu pažiūrėk, jeigu būtų Kaupinių daugiau, tai nebūtų Skvernelio idėjos, nebūtų to reiškia, kito ten to, kur dabar išeina iš visur. Kaip jis vadinasi, žodžiu, dar ten vienas veikėjas yra, nebūtų tos idėjų blogų dalykų su ta institucija, maisto pripažinimu ir ten kyšių, su narkotikais, ginklais ir aukso luitais, tai neįmanomi dalykai, kadangi jie ne politikai. O aš matau Karolį Kaupinį, aš matau kalbant jauną profesionalų politiką, kuris formuluoja mintį, politinę mintį aiškiai formuluoja su aiškiais akcentais, tikslais, vertybėm, politiniam tikslais politiniais, nieks jam neprilygsta, nei vienas jų nėra politikas. Jie tiesiog yra žmogeliai įlindę prie lovio ir nieko daugiau. Bet dėja, tokių Kaupinių nėra daug. Antras dalykas, ar jis įkurs partiją, Kaupinis tas, jis norėtų jo kurti, tai priklauso ne nuo jo vieno, o nuo jo sugebėjimo bendarbiauti su žmonėmis, dirbti kartu, jam reikalinga šimtai tokių eilinių partinių tokių kareivių, kurie gyvena jo mintis, ar jis sugebės tai konsoliduotų žmonės, ar sugebės įkurti partiją šitokią, kokią tai partiją, ar bus sėkminga priklauso nuo daugelio dalykų. Vėl atsiremia į asmenį, jo charakterį tokį. Bet aš noriu tęsti mintį apie Trumpą ir karą. Jo, to nepasakai. Kaip tavo manimu tai įsirašo į visą tą scenarijų paskutinių laikų? Kaip sakiau, Izraeliui tai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Iranas tai buvo pakankamai arti. Jų žvalgyba pranešė, kad jie jau praktiškai turi atominę bombą. Tai gali būti mėnesių laikas, kad jie sukurs ir ajatolos iš karto padaro žalią šviesą naikinti Izraelį. Jo proksy organizacijos apsupė Izraelį iš visų pusių ir aišku, kad tai bus pakartota ta kruvina diena dar kartą, Izraelyje. Ir jie deda visas pastangas kažką daryti. Ir jie kurpia tokią mintį su Trumpu. Taip, mesijau, padėk mums, sutvarkyk tą gyvulį, tą padlą, Jie turi ką. Taip, jie turi tą kariuomenę, bet kariuomenė silpna, turi tų raketų, bet jie neturi paleidimo punktų pakankamai, kad, tas davinas jų silpnas. Trumpai tau galybė Amerikos, pasireikšti geriausias momentas yra. Ir Trumpą tai pagaibina. Trumpas tas jo arogancija, maga arogancija jo, jinai padaro savo. Jis pakliuvo pats į savo spastus. Ir jis eina. Jam karinė žvalgyba Amerikos praneša, kad mes nepasiruošę tokio lygio karo. Tu supranti, tai ne Vietnamas, kur mes pralošim. Tau ne Afganistanas, kur mes pralošim, kad. Tai Iranas. Tu pažiūrėk žemėlapį, pakelk užpakalį, nueik iki žemėlapio, atsivers pasižiūrėk, kokio dydžio yra Iranas. Kas ten per dalykai yra, kaip įsiplėtus ilgai karinė ta infrastruktūra jų yra. Kad ją sugriauti visą reikalinga didžiulį rezervai. Tu pagalvok, galvojame, kad jie per tas savaitės dvi, kurie kariauja, išnaudojo
4 metų karinį rezervą visą ginklų. Po per 2 savaitės. Dabar žiūrėk toliau. Dabar einam kitą aspektą. Jie kalba su Trumpu. Netjahu tampa jo draugas. Išleidžia šventyklos monetą. Mes parodysim, kaip tai atrodo. Monetą. Ir jie dirba jį labai stipriai. Trumpą pakelti, nustatyti už save nėra sunku. Girk jį. Girk, koks jis didingas. Koks tavo stotas, kokia tavo žmona, kokie tavo vaikai, kokia didinga Amerika, kokia galybės. Ir taip toliau. Čia Netjahu moka tai padaryti. Dabar Netjahu, imkim tą plasdarmą. Kaip aš sakiau, šitas rabinas jau miręs, dabar tas vyriausias rabinas jau vienas iš grupuotės Hasidų vadovas, kuris kažkuria prasme buvo lyginamas tokiam taip pat toksai Mešiacho lygiui, gelbėtas Izraelio. Ją į barą. Tada jis buvo jaunas vyras. Dabar jis jau senas žmogus. Netjahu pagauna momentą, kad iš tikrųjų jis prieina prie taško, kad išgelbėti jį gali arba Amerika, arba antgamtinė jėga. Netjahu yra bedievis kaip ir Trumpas. Bet ta religinės pusė jo, Izraelio, dirba su juo. Jo bendražygiai ten, jo ministrai, kurie atsakingi už saugumą, panašiai, kalbina jį, einam į tą riziką. Vedam Izraelį į tą kraštutinio susidūrimo su blogio ribą. Ir jeigu Dievas yra, o jis yra, jis atsiųs Mešiachą ar kažką tai, kad mus gelbėti, nes vienaip ir kitaip mums galas. Irano galybė, SSR, rusai, kurie Netjahu ten bėgioja į Maskvą, ten lapsi, nepadeda jam. Rusai niekina jį, jis nereikalingas, jis nieko vertas. Rusai arogantiškas, tas rusas, jam tas čiurka, nieko daugiau yra, suprant, žait. O jis žaidžia su jo žaidimus, bėgioja ir galvoja, kad nutolins rusų atakas nuo jo. Neduos raketų, kiek daug, davė jam raketų, davė visą, ką jam reikėjo, Iranui. Tai nepadėjo jiems nieko. Kol jie mato, kad jie šitą politiką nepadės, rusai nėra jų draugai, Putinas nėra draugas, KGB nėra draugas. Ir jis pradeda dėti kitus akcentus. Tai kas mūsų draugas? Amerika. O kas Amerikoje? Kas stovi Amerikoje draugai? Jie atranda, kad Amerikoje draugai yra jam vienintelė partija, tai krikščionių, evangelistų vadinama, evangelikų krikščionių sionistų partija. Tai yra, kas tai yra? Nėra tokios partijos, nėra tokios bažnyčios nėra. Amerika iš tikrųjų daug žmonių, kurie tiki Izraelio, jo misija tiki pasaulyje. Net sionizmas kaip prasidėjo nuo to, kad evangelikai įtikino, tam iš pradžių buvo kalba, kad jis turi grįžti į žemę, Izraelis žmonės, savo valstybę ir panašiai. Ne religinė sistema, o žemė išgelbėti turi būti. Žemė pagimdys veikėjus savo. Netjahu ryžasi tam žingsniui. Jis sukaupė visas jėgas, sukaupė prikalbint Trumpą. Trumpas sako, gerai, lauk manęs, aš atakuosiu. Dabar momentas yra vienas labai įdomus, religinis momentas. Jie tiki, pagal Esteros knygą panašiai, kad jeigu jie puls per Purimą, per Paską laimės. Čia jau prasideda dalykai. Čia religiniai algoritmai prasideda. Jie puola per Purim šabatą. Per Purim šabatą neišlaukia Trumpo lėktuvų, nes Trumpas tempė gumą, kaip ir visuomet, tempė, jis abejoja, nėra tikras, jis stabdo, sako, jokių būdų, kariškiai, nedaryk to žingsnio, pralaimėsi, mes nepasiruošę, mes neturim tiek atsargų galų gale reikiamų tam. Jis ką daro, jis mato, kad Trumpas tempė gumą nepuola, jis per Purim šabatą pakelia savo naikintuvus, bombonešius ir atakuoja Teheraną. Trumpas šokia. Ką dabar jam daryti? Jisgi maga, jisgi čia Mešiachas, o jį paliko už durų. Jis jau išduotas, jį išprovokuotas, nėra ką daryti. Ir iš tikrųjų jis pamano, kad jam dabar nėra ką daryti. Netjahu paskaičiavimai buvo tikslus. Jis neišlaikys. Jis aišku, jam bus skaudu, jis pasipiktins, kvietė Netjahu ant kilimo, panašiai, ką tu čia darai, bet tai visas smūgis padarys, jie bombarduoja Teheraną ir už kelių valandų Amerika pakelia savo bombonešius ir pakyla, pradeda griauti Iraną. Vot dabar toliau dalykas. Pagal jų judaistinius algoritmus per
Pascha turi pasibaigti, karas laimėti. Pascha bus balandžio 1, 2, 3 dienomis, žydiška Pascha. Tai mes turim tiek savaitę, 2? Panašiai savaitė, pusantros. Pusantros savaitės. Reiškia, pagal tą logaritmą Natjaho ir jo žydų, reiškia, teologų arba tos grupuotės religinės paskaičiavimus, jie laimės per... Ir tas laimėjimas, bet va čia matas. Tas laimėjimas tai ne tik religinis algoritmas, bet kaip jie galvoja, jie pakartos tokį metodą, jie labai tiki tą metodiką, kad neįveikianti metodika. Bet supranti, tikėti metodiką ir Dievui skirtingi dalykai. Ta apgavystė, tas sukeitimo, kaip sako, tas pakeitimas, Mešiacho pakeitimas arba nepripažinimas Ješuvo, Hamešyje kaip Mešiecho, pripažinimas, atstumimas, atmetimas ir nužudimas pakibo kaip rykštė virš jų. Bet tai davė šansą prijungti kaip sako žydai, kad į Mešiacho kūną įeina ne šiaip pagonis, bet numatyti nuo pradžios žmonės. Dabar žydai sako, kad numatyti nuo pradžių žmonės tai yra tos Izraelio 10 giminių išsklaidyto po pasaulį. Kad Izraelį mylėti iš savęs žmogui neįmanoma. Pagonis iš savęs tai gali neapkęsti Izraelio. Bet jeigu iš pagoniško šalyje yra žmogus, kuris kalba, kad jis myli Izraelį ir žymelis, žino, kad tai turbūt vienas iš tolimų giminių Izraelio, asimiliavusių ir panašiai, bet ištyrus genetinį kodą, skaičiavus gali atrasti tą žydo kodą vadinamą, tą tokiame žmoguje. Pergalė tam reikalingo gyvo Dievo įsikišimas. Ir mes prieinam vieno svarbiausio šito laiko faktorio. Tai antisemitizmas ir semitizmas. Antisemitizmo bujuojama pasaulyje mes matome labai aiškiai. Taip. Antisemitizmas tai yra taip būdinga pagoniškoms tautoms, kaip, nežinau, pasakyti labas rytas iškišus gal per langus. Taip. Bet semitizmas arba sionizmas, krikščionis, tai yra reiškinys. Būtent paskutinio laiko reiškinys. Įdomu, kad būtent dabar staigiai, kuo ten vedami, čia atskiras klausimas, bet būtent krikščionių sionistų Amerikos paskelbė tokį savo, kaip ir priešais Duginas ir visa jo kompanija. Jie aiškiai mato tame grėsmė ir mato, kad tai ta vidančioji jėga, kuri dabar judina ir mano, jie netgi taip formuluoja, kad čia jėga, kuri, kaip sakyti, ne taip, kad jinai daro įtaką Trumpui, jinai tiesiog taip užvaldo, jie taip sakysim. Pas mane per 30 metų tiek žmonių praėjo, kur vienaip kaip norėjo prisidėti arba parodyti savo tikėjimą, tai, suprantate, tai, kad atskirti žmogų netikinti nuo tikinčių yra 5 minučių reikalas. Aš kada pažiūrėjau Trumpą, kuris sėdi, reiškia, kai užmildėsi ten tie krikščionys, o aplink jį sėdėsi, bet tik nuolat. Tu žmogus, ten nieko, ten tas pats, kaip mes už šitą stalą. Uždėti susirinka 15 vyrų, Dievo uždarankas ant stalas, stalė būk palaimintas, būk stalė palaimintas. Bet stalas, kaip buvo senas stalas, taip ir liko senas stalas ir nieko daugiau. Jis niekiek neatsiverės Dievui, jis niekiek neturi kolaboracijos su Dievu, jis pats su savim kolaboruoja. Aš negaliu pasakyti, su velniu kolaboruoja, aš tokio prieškimų neturiu, bet jis pats su savim kolaboruoja. Jis savyje turi tiek tokių neteisingų dalykų, nepataisytų, ten tiek negavo rykštės nuo savo tėvo, kuris pats kolaboravo, nežinia su kuo. Sumaiškia, ant tiek užaugo gatvė, pats save išauklėjo, kad jį įtakoti Dievui yra labai sunku. Todėl jį kalbėti gali vieną, kitą pusę, jis pasako vieną, paskui kitą, paskui vieną, paskui kitą, jis nėra nuoseklus, kaip siela nesuformavus. Taigi, reiškia, Trumpas, jis pakliuvo į situaciją, įtraukė situaciją. Žydai ką jie laimi? Žydai laimi jie tai, kad atitolinę dabar ar Irano puolimą dar kokie 10 gal metų. Ir tie, kas skaityti, jie neturi kažkokį didingų planų keisti režimus, dar kažką svarbu sumažinti tas karinės atsargas ir pajėgumus, kad kokį 10, 15, jau dar 20 metų nuostabu, jeigu jie ramiai sėdės ir lažys. Jie labai dėjo Ameriką pastangų daug, kad iraniečiai nuverstų ajatolas patys.
Bet jūs bandė, kada kariuomenė yra milijonas žmonių. Ir ten ir buvo tas studentai vėl, kurie sukilo prieš ajatolas, išėjo gatves, tūkstantiniai mitingai. Bet ką padarė ta junta ajatolų? Jie išžudė juos, kad jie paprasčiausiai fiziškai sunaikino. Vat kaip rusai užvaldė Donbasą, jie nužudė jaunimą, juos užšaudė paprasčiausiai, suguldė grioviuose. Dėl ko jie Donbasą niekada netiduos, nes griovius atkas mentaliai ukrainiečiai. Tai reiškia, tai čia tas pats, jie nužudė, dabar laukti, kad dabar jie pakils prieš ajatolas, nėra kam lyderį nužudyti. Ir Starlinkas čia nepadės nieko. Matyti, jiems reikia ginklų, bet ir tai nepadės, nėra lyderių. Ta taktika tokia, Izraelio taktika nužudyti lyderį. Ir sugriuvo yra iš dalies teisinga. Žiūrėk, ką darė NKVD, jie žudė partizanų vadovus. Jie medžiojo vadovus. Jie mėlynėje partizanai nedomino vadovai. Jie medžiojo jų vadovus. Jiems būtent buvo pagauti vadovą, kankinti tol, kai jis tampa išdavikas. Ir tai rodė pavyzdį, vadovas dabar išdavikas yra, kad kiti įsigastų. Bet jie užsirovė ant tam tikro lietuviško charakterio, nes lietuvis savo viduje yra kareivis. Tai yra toks, kaip sakydavo tie mongolai, reiškia, miško mitkirčiai, miškų barzoti mitkirčiai. Bet jie suklydo, tai yra taktikų šalis, tauta, pasišventusių žmonių. Jie 200 metų priešinant katalikiškai Europai, jie atlaikė tą smūgį ir sumušė galėjo katalikiškos Europos kariuomenę. Pažiūrėk, koks drama yra Vytauto Didžiojo. Jis Žalgirio mūšyje kartu su savo pusbroliu sumuša katalikiškos Europos kariuomenę, liepia kareiviams eiti per vėliavas, o ne kurias vėliavas paima ir atsiveža į Vilnių. Ir ant jų lipti neleidžia. Būdamas pats katalikas, jis atnešė vėliavas, iškabina katedroje, iškloja katedroje. Į tos vėliavos dingo, neaišku, kas ar Lenkijas pasimė, ar Vokiečiai, dar kažkas, jų nebėra tų vėliavų, bet jos buvo, katedroje tos vėliavos stovėjo ilgą laiką. Ta drama kokie vyksta. Lietuvio charakteris yra susivienyti blogio metu. Dabar čia, kas vyks dabar Lietuvoje, ką aš matau. Tie informaciniai šaltiniai, pseudo veikėjai, jie užplūdo visas sritis. Jie nuvėjo į bažnyčias, jie nuvėjo į visuomenės organizacijas, jie kūrė savo organizacijas. Ta grupuotė žmonių, kurie važinėja po Lietuvos kariuomenės objektus su mitingais, yra tų pačių žmonių grupuotė. Gerai paruošta, su vėliam, lozungiam, vieningai, ten benzino jiems užtenka, viskas ten gerai, reiškia, jie tokie kaip oficialūs, kaip darbuotojai, profesionalūs mitinguotojai. Ir jie mitinguoja prieš tai, kas jų tėvynė būtina. Mums būtina tas poligonas, kapčiamiesčio, kaip tai vadina jie, poligonas, mums būtinas, kad susiektų su Lenkijos kariuomenė. Ir jeigu laikas, kad Lenkijos tankai be jokių pribojimų mauti čia ginti Lietuvos teritorijos, jie kovoja prieš tai, jie kovoja prieš Lietuvos interesus šiuo atveju. Aš matau, kaip vieną pagrindinių požymių paskutinio laiko, tai semitizmas arba antisemitizmas. Dar daugiau pasakysiu, kad atsimeni Jono Evangeliją, kad Jėzus kalba, moterie, sako, išganimą ateina iš žydų. Atsimeni kalbos. Kalba, jie samarietė kalba. Moterie, sako, išganimas ateina iš žydų. Atsimeni, ar pasakyti? Išganimas ateina iš žydų. Ta mintis, kad išganimas ateina iš žydų, jis kalba samarietė, pagoniai. Tai ilga istorija, bet mes neįsim istoriją. Jis kalba pagoniai, kad, sako, moterie, žinok, išganimas ateina ne iš jūsų, ne nuo šito kalno, ir ne nuo nuonat kalno, bet iš žydų ateina išganimas, išsigelbėjimas. Dabar, kada kalba Zacharija pranašas arba Ezechielis pranašai, jie kalba tą patį. Ir jeigu paimsi pranašus, Senojo testamento pranašus, jie kalba tą patį. Jeigu paimti Bibliją kaip vieningą Dievo žodį, mes matome, kad Biblijoje Naujajame testamente veikia vėl pranašai. Aš nekaip kitaip, kaip pranašais, negaliu vadinti tai, ką pavadino apostolos. Apostolos tai buvo pasiuntiniai, Jėzus siuntė apostolos, bet jie pergė pranašo tarnavimą. Jeigu tu žiūri Apaštalo
Paulių arba Šaul hebrajiškai, ir tu matai pranašą, kuris pranašauja ateinančius laikus, kad laikai bus sunkus ir vardina kaip Ezechielis vardina, kokie bus sunkus laikai. Kai matai Joną, mylimą mokinį, ką tu matai paskutinį knygų, tai matai pranašą, kur kaip Ezechielis mato kaulus besikeliančius, jis mato ateitį. Tai pranašauja ateitį. Ir Petras, ir visi kiti jie pranašauja ateitį. Jie pranašai. Taigi šventas raštas susideda iš pranašų knygų. Vieninga pranašų knyga. Dabar ką pranašai kalbant apie žydus, tai labai svarbus momentas, kad ateina iš žydų. Ir dabar žiūrėk, Harė pranašauja, tomis dienomis 10 vyrų iš visų kalbų genčių stvers Judėją ir laikydami žio drabužio skverno sakys, leiskite eiti su jumis, nes girdėjome, kad Dievas su mumis. Mes arteiname į tą tašką, dar jo nėra, dar jis tam, dar ne horizonte nesimato. Bet šitas karas su Iranu, jis praktiškai yra nulemtas. Iranas pralaimės. Tu nori pasakyti, kad šitas karas pagal šitą pranašystę parodys, kad Dievas yra su žydais. Neįrodys, kad žydais, čia niekas nieko nesupras. Mes matome, kad Dievas su jumis. Dar čia ne, tai ne, čia sakau, čia aš kalbu į perspektyvą. Šitas karas, grįžtant prie karo, šitas karas atitolins Izraelio baimę, kad tas smūgį gaus atominių ginklų per savo sodus ir daržus. Jeigu tu atsimeni, mes kalbėjom, iš kur Izraelėje tos daržovės, tie vaisiai, dykumoje augantis. Ir kad vienas žmogus, žydas gavo prieškimą, kaip dykumą paversti sodu. Tokiu būdu jis įvykdo pranašystę ir dykumos virs sodais. Ir ką jis daro? Jis atneša vandenį, mineralinės medžiagas, laistymą automatinį, kuris veikia automatiškai, ir dykumas pavirsta milžiniškais daržais. Aš pats esu matęs, reiškia, ten važiuojant prie Jordano, ten yra kibucai, patys turtingiausi kibucai, pačioje blogiausia situacija buvę. Prie Jordano upės yra didžiuliai laukai, kurie švyti kaip jūra, atrodytų. Aš galvoju, kas čia miražas koks yra? Ne, o ten polietileno dengti tie, reiškia, tas lysvės. Ja? Šildami, taigi mažyti šildami, ir ten augina viskas geriausio, kokybės daržovės augina. Tai reiškia, tai va toks apriškimas. Dabar, jeigu panaudoja atominę ginklą, supras, kad viskas galas. Tai reiškia, jie nutitolina karą su Iranu ir greitą mirtį. Ir jie laimi laiko toliau ruoštis. Dabar aš nežinau, kam dar Izraelis ruošiasi. Man tai ką jie padarė dabar, kas pavojus iš to karo? Jie išnaudoja karinį rezervą ir žydai, ir amerikonai. Išnaudoja pilnai rezervą. Amerikonai dar liko, bet su jais dar nebaigtas sprendimas. Dar ten gali būti variantai su juo, nes ten dar gali būti įvairūs dalykai su Amerika būti, nes jinai yra kritinė situacija. Ir kaip jeigu sudumi ligonis, tai gydytas kritinė būklės ligonis. Pasveiks ar susirgs, 50-50. Kaip sako žydų pranašai, kad sako, pranašystė gali būti gera ir bloga, priklauso nuo to, kokios linkme moraliai širdis juda ligonė. Jeigu jis blogos širdies, jis mirs, o geros širdies pasveiks. Va taip prašiausiai, jis įpildo pranašystę. Jie išnaudojo ginklus, Amerika ir Izraelis. Sunku, pažiūrėsim, Pascha bus balandžio 1 dienom. Pagal juos, pagal Netjahu, ant Paschos turi pasibaigti karas. Visiškas Izraelio ginklų ir Amerikos triumfas. Jie didžiuojasi, kad Amerika jų yra sąjungininkas ir jie turi triumfuoti. O pažiūrėsim. Jeigu jie triumfuoja visiškai, tai yra viena, jeigu netriumfuoja, yra kita. Bet kuriuo atveju Iranas yra palaužtas. Bet jie atsikliuoja labai pavojingo padėtį. Jie išnaudoja savo rezervus, ginkluotės. Dabar žiūrėk, kada jie išnaudoja karinę rezervą, atidaro savo sienas, pažydimą savo sienas. Dabar žiūrėk, kada rusai. Jie kaip darė lygiai kaip Mao Dzedūnas karo metu, antro pasaulinio karo metu. Įsidė kalnuose, ten su savo moterim haremu, reiškia, kalnuose, ta komunistų grupė savo, ir jie laukia, kaip kita komunistų grupė įsiaiškins su tuometinė Kinijos kariuomenė apie situaciją ir Japonijos karinę situaciją. Į kol jie žudė vienas kitą, Mao Dzedūnas kalnuose sėdėjo su mergom ir balevojo. Kai jie įseko,
Sako, jau jie pavargo, jau jie neturi jėgų. Vadinus, nulipo nuo kalnų, puola ir Čiang Kai-šį išvaro iš Kinijos, jie ten bėga į Taivanį, slepiasi ir panašiai. Ir tas konfliktas įvyksta su Taivaniu. Ir jie užvaldo Kiniją tokiu būdu. Dabar Rusai daro tą patį. Jie nesikiša, jie žiūri, laukia. Jiems trūksta ginkluotės kategoriškai. Jie nukraujavo Ukrainai, mirtinai nukraujavo. Jie neteko vadovų geriausių, generolų. Paaiškėjo, kad tie geriausi generolai buvo didžiausi korumpuoti, iškrypę žmonės. Jiem ir gerai. Ką jie siunčia į Ukrainos karą? Narkomanus, girtuoklius, latrus, benamius, reiškia, ta visa ta nežmogiška tokia grupuotė žmonių, kurių žmonės jas nelaiko. Jie lengvai siunčia pirmas eles ant kulkosvaidžių, kad ukrainiečiai, jiems negaila jų. Nes jie tokiu būdu pasirodė, atidengia kulkosvaidžių taškus, reiškia, tada rusams lengvai sunaikinti yra, kada pamato iš to gyvi žmonės kaip taikiniai tokie vaikšto. Bet dabar jie priėjo prie momento, jau alkoholikai ir narkomanai baigėsi, banditai baigėsi, jo su to kaip jis tas buvo, tas sukilėlis rusų Prigožino baigėsi reikalai resursai, įseko. Prigožininkai grįžo į Rusiją, daro skandalus, įtampą kelia ir jie priversti dabar jau imti normalius vyrus į karą. Normalius vyrus į karą, ką jie daro, jie sekina dar labiau tą ekonominį rezervą savo. Daugiau sekina. Jie veda ekonomiką į aklavietę. Reiškia, Putinas mato, kad Netanyahu bus neužilgo silpnas, Amerika tuoj bus silpna. Jeigu Putinui pavyks išprovokuoti Iraną, paleisti balistinės raketas į Ameriką, ko jis gulasi, kad jam žada viską Iranui. Šauk raketom, pasinaudok proga, kalk raketomis. Dabar, kaip jie turėjo minį, gal jie kals iš karinių laivų norėjo kalti į Ameriką, į Kaliforniją, Floridą, ten visuriškai, bet mato, kad net laivų sudaužė, nėra kaip. Iranas giriasi, kad turi balistinių raketų kaip kosminių laivų tipo. Jie kal stratosferą, pakila labai aukštai, tad pakreipia kampą ir baisų greičiu raketa krenta tiesiai, kur jam reikia. Tarkim, į Kaliforniją. Ir ištaško New Yorką, ištaško Kaliforniją ir iš vis paralyžiuoja Jungtines Amerikos valstijas. Trumpas padarė tai, kad Amerika vietoj to, kad būti gynyba teisingumo ir moralės, tampa tokia iršva kaip Iranas panašiai. Dėl vieno žmogaus, dėl vieno to trimito. Jeigu Putinui pavyks prikalbinti iraniečius šaut raketą, tai reiškia, iraniečiai patys gaus raketomis. Bet teritorija didelė, žmonių daug. Jie nelabai bijo, Trumpas bijo, jie nebijo. Kodėl jie nebijo? Nes jie kontroliuoja šalį, savo rankose laiko. Jie ginkluotai kontroliuoja žmonės, niekas jau nepadarys nieko, o Trumpo neišrinks, katastrofa, ten jį pagaus, pakabins kaip Musolinį, be kelnių ir žemyn galvas. Tai reiškia, jie bijo ir bijo to. Ar pavyks įtikinti, ar nepavyks Putinui dabar. Jeigu Netanyahu įtikino Trumpą pulti Iraną, dabar Putinas turi prikalbinti Iraną pulti Ameriką. Tam, jeigu pavyks arba jiem šauti į Ameriką ir ją paralyžiuoti, Putino kelias į Izraelį, į Jeruzalę, Magogui atsiveda pilnai atsiveria duris. Viskas. Daugiau nėra tokios jėgos, kuris stabdytų Gogą. Gogas nebijo Europos, nes Europa pati antisemitinė yra. Europai nebus gaila Izraelio. Jie nesikiš, jie stebės, o gal net dalyvaus. Sunku pasakyti. Daktaras Lestras Sampalas tada įspėjo mus, kad žiūrėkit, kai Gogas padės iš Rusijos, sakykit draugam, kad neitų, nes jie negrįš. Tai jis tokią tikimę leido, kad galbūt Europa prisidės prie šito karo Gogo. Tai mes matysim neužilgo, kad tai viskas vyksta mūsų akise. Kada Gogas pajus, kad Izraelis įsikvėpė, išnaudoja savo raketas, nebeturi, jo? Atominio ginklo Gogas nebijo. Kodėl? Nes teritorija didelė, žmonių daug. Jie čia nebaisu. Lietuvai būtų tragedija, viskas kaip Izraeliui. Vieną raketą kala į Lietuvą, kokį Vilnių nedaug dievę, viskas, Lietuvos nebėra. Viskas. Mes liekam be nieko, be namų, be šaknų, be gimtinės, mes klajokliai. Išsivaikštum, net eit, kur nėra kur. Viena pusė beprotis Baltarusija, diktatorius, kita pusė, reiškia, Lenkai, kurie nemyli iš esmės lietuvių, nepakenčia, konkuruoja su lietuviais. Nu, ir
Kaliningradas kažkoks, mes iš vis kibliai pati atsiduriam. Todėl dabar grįžtame prie to, prie krikščionišką poziciją. Krikščioniška pozicija yra vieninga. Jeigu Viešpats padarė iš mūsų kunigus, ką kalba mūsų apaštalas ir pranašas Petras, jis padarė iš jūsų karalius ir kunigus. Ką reiškia karalius, reiškia turi jis valdžią, ne politinę, bet valdžią dvasinę tautai. Mes galime melstis savo tautą. Ir visi, kurie tuo tikė, pasakė amen dabar. Ir mes galime melstis ir kovoti už savo tėvynę dvasiniais ginklais, kurių mes turim pakankamai. Nes jis padarė iš mūsų kunigus. Matai, kažką, kunigas tai yra visuomet buvo prieki armijos ėjo. Tas kunigas kaip pavyzdys, kaip įvaizdis. Jis ėjo pirmą kariuomenės, jo kunigai su trimitais, tik paskui ginkluoti būrėjo. Reiškia, kunigas eina prieki trimituodamas trimitu Dievo, o ne Trumpo, trimitu Dievo, kad pergalė. Istorikai kalba, kad kai tautos yra rasti Egiptės raštai, kad kai jie išgirsta einant šitą baisią tautą per žemę, jie dreba visi įsigandę, tai bijo visi jos trimitų. Reiškia, lygiai taip velnias bijo Dievo kunigo trimito, kuris meldžiasi stipriai, kelia savo šventas rankas į Dievą, meldžia savo tėvynę ir stabdo demoniškas jėgas. Aš manau, kad Lietuvos krikščionybė, kokia ten bebūtų silpna, paliegusi ar lygota, dar liko jie pakankamai žmonių, kad trimituoti apsaugą Lietuvai. Kada, reiškia, Gogas pamatys, kad Izraelis nusilpo, Amerika vienai kitaip paralyžiuota, ar gali būti politinės sklandumai, perversmai, ten įmarus dalykai, galbūt jinai serga Amerika. Europa, jinai atvirkščiai, jinai kaprizinga moteris, išdidi, aristokratė, jie negalima išdinėti, jie netleidžia išdinėjimų. Kada Zelenskis Lietuvoje atvažiavęs, bandė vaidinti kažką, tai kad jis čia taip, čia koks jie kietą atvažiavo, visi turėjo nusilenkti, yra vaizdai, gali pasižiūrėti. Europos vadovai nuo jo nusisuko, o fiziškai nusisuko nuo jo. Ir davė jam seną tokią kadilaką tokį išvažiuoti iš Vilniaus. Įstatė į vietą. Europa, kaip moteris, kilminga moteris, stato žmogui savo vietą. Pripažįst tik tai jėgą, kilmę ir jėgą. Kokia tavo kilmė? Kokia kilmė? Kokia tu teis tu turi taip kalbėti? Ja? Aš turiu kalbu tą genealogiją, kuri aukščiau politinių įsitikinimų. Reiškia, kada tauta yra, ten yra politiniai įsitikinimai, koks Makronas, jis tudoj žmogus, reiškia, bet yra kokia tai kultūra, atėjo kartu su religija, tu tikėjimu ir jie tebe egzistuoja. Ir tam tik tuo momentu žmogus kalba per kultūrą, savo bent per civilizacinę kultūrą kaip civilizaciją, kalba krikščionišką doktriną. Tada taikiai gyvenkim, ribeta, gyvenkim taikiai, nekariaukim, gyvenkim taikiai, reiškia, sako, silpnas, rusavo, silpnas, žiogas, silpnas, varliakevis, matys, silpnas, bet jis nesilpnas, jo nuostata tokia, gyventi taikiai, taip geriau negu kariauti, bet tai ne rusui, kuris užauginta 100 metų brutalioje diktatūrai. O jeigu paimti Iraną, kuris pabuvo 47 metus ajatolų režime, ir jie nepakeitė iraniečių. Jie jų nepakeitė. Jie tie ugnies garbintojai, poetai, menininkai išliko sužydė. Ir ta Hadid, kur projektuoja Vilnius, reiškia, geležinkelio stotį. Tai vat iš iranietė yra. Vat kultūra. Ir ta kultūra vidinė, kultūra, kaip reikime, kurioje dominuoja dvasia. Jo? Dvasia. Ne bet kokia šiuo atveju, o jau Dievo dvasia. Jeigu Dievo dvasia jame yra bent kažkoks protarpis, jo žmogus kalba teisingus dalykus. Taigi Europa jinai stovi, kilni moteris, linkusi parsiduoti arba pasisiūlinti savo kokiu tai aspektu, suprantate? Bet išlieka tokia, nelieskite manęs. Nelieskite. Ne kad tu kalbėk mane šitokius dalykus, aš duosiu pamokas narly. Tu, kaubojų vaikai, tu mešliagėlį, aš duosiu pamoką. Su Europa taip nekalbama. Mes esame Europa. Amerika pagavo momentą, kad Europa įsižeidė ir nežino, kad nes stovi toks gyvulys priekyje, kuris kalba įvairiai. Ide. O lietuviai mato ide. Jam tas ide nedaro įspūdžio didelio. Europa irgi.
duoda jam pamoką. Dabar Europa konsoliduosi. Įtakoj to spaudimo Amerikos, jinai konsoliduosi. Aš nežinau, kokią reikšmę turi Kubilius tame. Aš labai bijoju Kubilius sugebėjimu konsoliduoti Europą. Nu, kosminis pajėgos. Kosminis pajėgos, kosminių pajėgos, žiūrint į jį, Dieve, tai žinai. Aš labai abejoju jo valdžia, ten jau politinis sprendimas buvo kažkoks padarytas, nežinau. Nu, nesakyk, kosminis pajėgos mes čia galim be abejo pajuokauti apie Europos kosminis pajėgos, bet mesgi kalbam visgi apie palydovų sistemą. Jo, ir dabar šitas karas labai įdomiai paaiškėjo, kad nu, jau visi apie tai rašo, kad rusai duoda nurodymus ir taškus ir visą kitą padeda iraniečiams, bet paaiškėjo problemų. Dauguma jų palydovų, jų dėmesys be abejo nusuktas į Ukrainą ir visų kitų žinių tiesiog jiem trūksta. Jo, jie negali jiems operatyviai ir teisingai duoti visus nurodymus, nes, nu, vat, kosminis pajėgos, žinai. Jie dabar užgesino vieną iš palydovų. Man pasirodo, kad tie palydovai, jie ateina tam tikrą tašką, paskui jie nutolsta. Ir kad eitų kitas padengti, reikalinga apie pusę metų. Įkrito palydovas, ir jie neturi ryšio, atjungti yra nuo ryšių. Aš manau, kad tai yra tos istorijos apie rusų palydovų įtaką, tai yra labiau toks įsivaizduojamas. Tipo, mes čia taip, mes patys išėję, mes darom žingsnius, galestingumo, mes išėjom iš Chersono, atsiprašau. Iš tikrųjų neturėjo akių, kad... Apsupti ir mes jų pasigilėjo, eilinį kartą suklydo, aš nepasigilėjau. Įdomu, tu paminėjai labai įdomu tokius dalykus. Ir apie bažnyčią, ir apie vertimus raštų, kurie vis labiau tas aštriau klausimas kylamas, kad, nu, ką iš vis mes skaitam, kaip tai ant kiek tai arti ar toli iki originalo, ir tu suprati, kad kai kuriuose momentuose tu jau negali nieko suprasti. Jie klaidina, realiai klaidina. Nelindės į tikrąją tą prasme kažkokią šaltinį. Aš manau, tai problema šiaip tai, kuri egzistavo visą laiką bažnyčioje, jau praktiškai ten nuo pirmų beveik amžių. Labai stipriai įsiplėtė ir įsišakoja, jinai panašiai 14 amžiuje, bet išlieka tokia pat aktualiai ir dabar. Tai yra bažnyčios tipas, taip sakysim. Bažnyčios ir krikščionių tipas. Jo? Nes taip sąlyginai jų galima padalinti į dvi dalis. Pirma dalis nori, kad bažnyčia būtų aiški, suprantama, įrašyta į europinį arba civilizacinį minties ir mokslinį kontekstą, jau kad jų mintis tokia, kad žmogus studijuodamas Dievo kūrinyje, jo bandydamas suprasti, kuo arčiau Dievo kūrinyje, artėja prie Dievo tiesos, nes tai sukūrė kūrėjas, jo Dievas. Kas yra humanistinė ideologija? Jo. Kad Dievą galima suprasti logiškai, tam Dievas ir davė mums protą, jo, ir taip toliau. Ir tai labai populiari pozicija, tokia, nu, krizės menedžerė, pasakysim, jo bažnyčios, jo, kuris stato jo ir dauguma iš tikrųjų bažnyčių ir bendruomenių būtent ant šitos pozicijos ir stovi, aš manau. Jo. Ir yra labai nedidelė dalis, mano manymų, krikščionių, kurie grįžtai sako, o mes nenorim žinoti apie Dievą. Iš vis? Jo, nes mes norim būti Dievuje. Ir tai absoliučiai tokia, suprantate, kad mums nereikia suprasti Dievą, mums reikia jį pažinti. Jo? Mums reikia, tas dalykas, kurį graikų kalboje yra apie tai, kad žmogus turi racijo, savo logišką mąstymą, jo, ir turi nus, tai savo širdies protą. Vat kad širdis protas, tai būtent tai, kuo Adomas pažindavo pasaulį, būdamas Edeno sode. Jo? Jis neturėjo loginio mąstymo, jis turėjo absoliutų pilną pažinimą Dievo sumanimą, matydamas jo kūrinyje. Logika, žmogaus logika, jo racijo, jo tai yra, nu, kaip sakyti, toks išeivijos, taip sakysim, išeivijos instrumentas, jo, kada tu bandai sujungti taškus patamsyje. Bandydamas suprasti tai, kad tu matai, tu jau negali suprasti Dievo sumanimą apie tai, kad tu matai, bet tu bandai išvesti kažkokius loginius dalykus ir savo protu, racionaliu protu bandyti suprasti Dievą.
Jo? Tai vat visgi bažnyčia priėjo savo vystymasi ir tam, kad arba tu bandai suprasti Dievą savo racionaliu mąstymu, tu bandai suprasti jo kūrinį ir visą kitą ir padaryti bažnyčią tokia ir save tokia ir Dievas tau toks suprantamas ir aiškus, tu yra kažkokias logika. Nuspėjama, suprantama. Jo, ta prasme yra dieviška logika, aš ten gyvensiu dorai, Dievas mane saugos, jo, aš ten darysiu ten, ką bažnyčia sako, ir aš gyvensiu. Tai religinis mąstymas, tas pats, kaip sako, per Purim pradėję, per Paschą užbaigsim. Jo. Tai vat, bet tai, kaip sakyt, tokia sistema, kuri padaryta tam, kad jokių būdų neprisileisti prie tikrojo laisvojo Dievo. Nes Dievas yra laisvas asmenybė, jau kaip mes kalbėjom. Jis laisvas leisti tau grasinti, pavyzdžiui, kaip Elija, leisti tave persekyti kaip Dovydą. Jis laisvas leisti atimti iš tavęs viskas kaip iš Jobo. Nes jisai laisvas. Tai Dievas, tai laisvė, kuri gazdina žmogų. Jeigu jisai nenusilenkia prieš Dievo laisvę ir neleidžia jam veikti. Jeigu jis iš pozicijos stebėtojo, logiško, tyrinėtojo ir taip toliau, neįeina į pozicijos Dievo vaiko, kuris pasitikė savo tėvu. O tai sunku, nes tu nežinai, kas bus, nes tu turi reikalą su laisva asmenį. Aš taške paskui vieną dalyką, viskas super, aš kalbėjau absoliučiai. Tai tu kalbėjai tai, kad tas pasirinkimas krikščionių po Konstantino laikų priimti dogmatiką tam tikrą, kad Dievas racionalus yra, pažinus, kad atmetė tą mistinę dalį visą Dievo pažinimo, tą paslaptį Dievo pažinimo, didybę Dievo. Jie persirengė žydų rūbais, paskelbė bažnyčią, reiškia, naują Jeruzalę ir taip toliau, ten ir nuėjo, kažkur taip toli šviesmečiais nuo to pirmavaizdžio Kristaus, kuris buvo Ješua Hamešijas, suprantate? Bet dabar, kaip sakai vieną momentą, kad kada Dievas sako, turi teisę paimti iš tavęs turtą kaip Jobui, tai yra gerojo Dievo žingsnis į Jobą. Va čia sunku suprasti momentą. Jo gailestingumo nori padėti žingsnis. Jo, čia, supranti, čia labai įdomus momentas, nes tu turi išeiti, ta prasme, ne visada Dievas keičia aplinkybės aplink žmogaus. Kartais aplinkybių reikia, kad Dievui pakeisti žmogų tose aplinkybėse. Arba, kad jis pamatytų, susiprastų. Jo, jis nori pakeisti žmogų aplinkybėse, nebūtinai jis turi keisti tavo aplinkybėse. Bet va čia ką nebaigiu minties, kodėl Dievas, tarkim, Jobo pavyzdžiui, kad tu sakei, Jobą įveda, leidžia šėtonui šitaip skaudinti Jobą. Nes ką Dievas mato, kad Jobo aplinka yra sugedusi ir kritusi. Kritimas neišvengiamas. Jobas nekris, šeima kris. Jis tai mato. Toliau Dievas mato Jobo pasirinkimus, nes Dievas nebijo Jobo palikti vieną pūliuojantį. Ir kai žmonės ateina, sako, prakeik Dievą ir mirk, jis žino, jis Jobu pasitikė. Kodėl? Nes mato, Jobo širdis teisi prieš Dievą. Arba tam momente ir jis žino, kad širdis jį išves. Aš paimsiu tą ryšį širdies su Jobu. Vesiu per neapsakomą skausmą, siaubą, per košmarą, per išprotėjimą kilmingo žmogaus, kuris pjaudo praeiviai. Ir vesiu jį per tai ir išvesiu jį kitos kokybės žmogum. Ir pasotinsiu jį gyvenimu. Todėl, kad Dievas mato viską. Jis viską mato. Nuo to iki to taško. Todėl mums derėtų labiau pasitikėti Dievu. Netgi sunkiose aplinkybėse. Jeigu mūsų širdis suderinta su Dievu. Jo, jeigu mūsų širdis sugeba pasakyti, kaip be būtų ne taip, tu vis tiek mano Dievas. Nes dažniausiai. Taip. Va čia kažkas, supranti, yra tame, kad tu pasakėjai, yra kažkas dar daugiau. Aš dabar savęs kalbu, savo patirties. Aš buvau tam taške, kai visi liko visiškai vienas, sugriuvusiam name. Kaip man ten buvo baisu, Ir kažkoks momentas yra vienas, kad yra kažkoks tai kaip matys, nuvestas ryšys, spec ryšys į vadavietę.
Ir kai viskas sprogsta, ir atominis bombas ištaško viską, ryšys su vadavietė išlieka. Kokiu tai būdu? Ir kai tu pakeli gerskai alio, tam galėjai atsiliepti alio. Supranti? Vat tas ryšys, širdiesnis, jis nenutraukiamas. Jeigu tu užmezgi santykių, tikrą santykių su Dievu, neimituoji, ne balažinos, ko tu šnekiesi, bet jeigu tas abonentas, ko tu kalbėsi, yra Dievas, tu nesunaikinamas bet kurioje situacijoje. Nesunaikinamas. Tada tau gal iškestą sunkų momentą kažkaip, supranti, nebijant netgi numirt galų gale. Ne tai dar labiau greičiau įsiriša viskas. Bet iškesti, žino, kad tu užmezgi ryšį su Dievu, reiškia, Dievas tavęs nepaliko, jis tave veda iš blogo taško per dar blogesnį tašką į tavo laimėjimą visišką. Ar tai eis per pasmertinimą mirtį, ar ne, neaišku, nes mes vis turėsim mirti, vienai ar taip. Mūsų grasina, kad mūsų nužudys. Nu palauk, o kas čia nauja? Ne, krikščionys iš viską neturi bijoti mirti, man atrodo, ar ne? Ta prasme, žiūrėk, žmogus, kuris, kaip sako apaštalas Paulius, aš nukryžiavau save su Kristumi, jo? Jeigu tu nukryžiavai save senąją su Kristumi, tu jo mirti nebijai. O dabar tu man paaiškink, ką tai reiškia, nukryžiavai su Kristumi. Tu save tą senąją žmogų, aš manau, tu taip turi puikiai žinoti, nes kada tu atsiverti... Jau tik ateini į teorinę kada tu atsiverti į Dievą, tu realiai save palikai ten, jeigu tu palikai. Supranti, vėl tai tokia grynas teorinė fizika, supranti, nukryžiavę. Aš nežinau, ką Paulius turi minti, sakydam apie save, supranti. Aš tikiu, kad jis ėjo per tai, jis praėjo per tai dėl to, kad galbūt iš tikrųjų, kokiu tik būdu algoritminiu, jis nukryžiavo save su Kristumi, jis pasiekė tą kanonijos tokį tašką, kokį, suprantiškai, buvo tam laike ir išbuvo ten kažkaip mirė savo, bet kai tu žiūri, jis grįžta į šventyklą, ten pipjausto Timotiejų, ten aukoja šventyklą, supranti, palaukti, jeigu tu numiri iš tikrųjų, tai kurių galų tu ten žaidži to žaidimus su juo, šitą organizaciją, kuri pasmerkė tavo viešpatį mirčiai. Todėl, kad ta organizacija, kuri buvo nustatyta Dievo per Mozę, žinai. Nu taip, bet jis buvo ištikimas į... tradicijai. Net, jis buvo ištikimas ne tradicijai, o Dievo įsakymams. Dievo įsakymams. Ir jis leido save tarnauti tiem žmonėms, kurie nužudė jo viešpatį. O pažiūrėk, taip tarsi. Žiūrėk, reikia daryti skirtumą. Žmonės, kurie nužudė viešpatį ir Dievas, kuris įkūrė visą šventyklą, pasakė, kaip tai turi būti, kaip jie reikia tarnauti. Taigi čia ne žmogus. Aš manau, kad paprasčiau, jis tik darė politinį sprendimą. Jis norėjo įsiteisinti, grįžęs į Jeruzalę, jam reikėjo apsiginti nuo kaltinimų, jis paneigė įstatymą, jis demonstruoja, kad įstatymą nepaneigė, paprasčiausiai, suprantiškai. Ir čia, matai, yra tokia teorinė dalis ir praktinė dalis. Ką tai reiškia būti, supratėjau, aš tą pasakysiu savo patirtį. Aš kada atsiverčiau, pirmą naktį bėgo aš pas tėvus, pasakoti, kad Dievas yra. Kad Dievas yra, kad Kristuje šventąja dvasia mane. Aš atbėgau pas tėvus, jam visą naktį kalbėjau, tie košmarė baisiam, sulindau visą kambarį, užmygo siaube. O aš atsiguliu ant lovos, ištiesiau rankas, sakau, viešpatie, parodyk man, kas ten buvo tų kryžiavimo metu. Aš sudėjau kojas, kaip sudėjau, tai va, rankas atsiguliu, žinai. Ir prasidėjo. Matai, viena ranka, kita ranka, kojas, galva. Aš buvau tam momente nukryžiuotas su Kristumi. Aš kraujavau, kaip jisai, kad kraujavo. Aš galbūt pajutau skausmą, kuris jautė. Labai skaudėjo šitą ranką, nes jaučiau, kad iš vis ją visą labai skauda man. Paskui sužinau, kad ji buvo išnarinta ta ranka. Po to man ta ranka buvo išnarinė. Statybose, bažnyčios statybose, aš damtis ąžuolinė dėjo mane, aš bandžiau saugoti ir ranką ištraukė man. Tai reiškia, ta ranka labai skaudėjo kojas, bet kraujas labiausiai bėgo iš galvos. Jis kraujavo, tai šalta, tai šilta, tai šalta. Aš tai būsnai išbuvau, nežinau, kiek aš tai galėjau išbūti, maksimum 5 minutės. Tai ne 3 valandas, Katrina. 5 minutės. Po 5 minutų aš maldavau, Dievas, sustok, aš negaliu to pakelti. Ar aš buvau nukryžiuotas? Aš manau, kad ne. Aš nepakėliau to skausmo, to košmaro, kurie jis pakėlė, žinai. Ir aš matau teoriją, ypač tai verstinė teorija graikiškų žodžių, ne tų per vulgatą.
mes matom kokius tai keistus atvaizdus, žinai, nesuprasime, ką ten parašyti iš tikrųjų. Iš tikrųjų, aš galvoju, šiandien, kad suprasti šventą raštą, turim išmokti graikų kalbą arba naudotis dabar esamais priemonėm, kad kiekvieną sakinį, kuriuos skaitai, tikrint graikiškų vertimų. Reikšmėm. Tau išmes panašiai ten 5-6 žodžius, graikiškas reikšmės, ir tau reiks nuspręst, koks čia tinka labiausiai žodis. Jeigu tu eini į Sentą testamentą, eini taip pat į hebrajišką vertimą, kurį žydai vadina šventa kalba. Į hebrajišką kaip šventą kalbą. Į šventą kalbą, kad tau išverstų į lietuvių kalbą ir tu suprastum, apie ką daugmaž ten eina kalba. Nors taip pat neįmanoma, nes tu nežinai daugybės niuansų žydiško gyvenimo, buityje, supratimų, padavimų arba mokymų. Aišku, metu plaukiai, bet kažkiek priartėjai prie to, kas čia parašyta. Kitaip neman. Pavyzdžiui, aš demonstruoju. Laikydami jį už drabužio skverno. Jo, nėra ten pas žydiškam rūbė skvernų jokių nėra. Šitas rūbas, kurį perrašinė, buvo keturkampis rūbas. Uždėjęs, reiškia, cicit, reiškia, vadinamų baltų rūbų, kuris turėjo kutus, kurie turėjo tam tikrą skaičių tų kutų, kurie reiškia tam tikrus reikšmės turėjo. Ir kai moteris čiupa, tai ne už kelnės sučiupa jas, ir ne už skverno rūbo, kas būtų nepadaru kraštinai, ir ne už rūbskino už jo cicit krašto. Už tai, kas yra Dievo šlovė, Dievo žodis. Ir jinai kabinosi už žodį, galim pasakyti. Ir kabinosi Dievo pažado. Ir kabinosi už Dievo pažado, Dievas pajuto, kad jėga išėjo į kažką tai iš čia. Ir kas sučiupo mane už tos vis. Moteris įsigando, nes tokį žingsnį žengt galėjo žmogus tik aklavietės atveju. Jis suprato, ar palies jo cicit rūbo kraštą, jo, už Dievo žodžių įsikabins ir tai ištrauks ją, ir tai ją ištrauks. Nes kitaip jinai mirs, bet jeigu jinai paims už rūbo kraštą, jinai pat gali mirti, kadangi nevalė moteriai liesti vyro. Rūbo jo. Taip. Su manai absoliutai aklavietė ir kabinasi tokio atveju ir jį pasveiksta. Dabar čia kalbasti. Sako, 10 vyrų. 10 vyrų simbolizuoja, aš buvau tai 10 vyrų. Aš buvau sinagogai vienas iš 10 vyrų, kur meldėmės, kadangi jiems trūko žmonių, pakvietė mane rabinas pabūk turtų sumistų 10 vyrų. Tai reiškia, tas 10 vyrų, tai reikalingas kvorumui, maldos kvorumui. Dabar šitoje atveju čia ne ta situacija su žydų bendryje. Eina situacija, kad ateis laikai, kurie bus taip blogai, kad nieks nežinos, kur yra Dievas. Nes tas mokymas, vakarų mokymas apie Dievą, rytų įvairūs tie šeitiniai moksliniai, sunitų mokslai, nebepatenkins žmogaus jau tokių poreikių, kurie iškils jam labai sunkus. Ir jis kabinsis, mes girdėjome. Sako, mes girdėjome, kad Izraelyje yra Dievas, ne kažkoks religinis sekta ar judėjimas ar balažino kas, bet Dievas ten yra, nes mums blogai, viskas mums galas, mums reikia 10 vyrų čiups vieno, jie medžios žydą, kad čiupt jo cicit rūbo. Jis laikyk, padėk man, mes kvorome su tavim. Sakyk, ko, mes melsimės, mes kovojame su tavim, mes esam taviškiai, mes tavo skverne esame įsikabinę vyrai. Va tokie, ir aš kalbu apie tai, kad kokie laikai ateina, jie girdės, kad ten Dievas yra. Ir tas karas, kuris ne šitas su Iranu. Iranas nieko ten nėra, jie apsiramins ir tiek, bet išeikvos energiją kitam karo, nes tikras žvėris guli šiaurėje. Gogas guli ir laukia savo valandos. Gogas jau gavęs ženklą, kad įmrušti tam karui, bet jis labai ateiti nenori. Jis nori ateiti į Lietuvą, Latviją, taip, tai Lietuvcai čia, ten ta... Norskая Народная Республика. Kokia? Народная Республika. Ką mes žinom, tą padarysim. Žudysim, prievartausim vaikus, moteris, žinai. Vat zažyviom, tavariščiai, žinai. Ir jie trokšta to. Jie trokšta to visą šitą. Jiems tai lengvas grobis, neginkluotas, neapsiginęs grobis. Nors Lietuva nepavadinsi tokį grobį. Aš nelinkėčiau ne vienam, kurie pakliūs po lietuviško kario ranką. Bet jie taip nežino, jie mato kitaip, jų realybė iškreipta, ne kaip seksualinis iškrypėlis, jis mato vyrą kitaip, jo organus kitaip negu jis skirti, nes iškrypęs jų protas, paprasčiausiai. Tai reiškia, jie mato kitaip, bet Dievas įvers jiem kablį, tas kablis yra labai įdomu, ten kablys su daug kablių yra. Tai ne kaip žuvytė, kur pagauna, ten toks sistema, įkabins jo žandą,
и traukti. И sakys, не, aš не туда я хочу, я туда хочу, ты, товарищи. Sakys, einam, нет, не туда, einam. Ne aš jaučiu, kad ten bus blogai. Ką Duginas kalba? Dugino ideologija labai įdomi. Jis kūrė netikro Kristaus atvaizdą vakaruose. Su tikro Kristaus atvaizdą stačiatikių bažnyčia. Bet jis arba idiotas, arba melagis, nes jis žino, kaip Duginas, kad stačiatikių bažnyčia kurta KGB filialas. Ir KGB filialas jokio Kristaus nestovauja, net toli neguli, nes KGB liejo krikščionių kraują. Ir tų pačių stačiatikių kraują. Ir kad čia cirkas yra. O jis kalba, kad ne, mes čia turim tikrą atvaizdą, o ten turi netikrą. Žinai, nei tie neturi tikro. Tikras atvaizdas dar neatėjo. O kai tikras ateis, tada išgirs, kad tikras atvaizdas atėjo. Ir jie dabar temps juos. Kada tas tempimas? Dar ne, nes ta Ukraina neužbaigta. Kol kažkaip nespėtų su Ukraina, niekas niekur nejudės. Nes Ukraina tai jiems kaip diglis užpakalį yra ta Ukraina, žinai. Taip įsikabinus stipriai. Ukrainiečiai, matė, tai yra tobulas priešas ukrainietis. Tobulas priešas. Mes tam kalbėjome apie tai, kad kada Jonašas Radvila, kada sukilo Chmelnickis sukilo prieš LDK, ir Jonašas Radvilas savo kariuomenę, kaip rusų generolas, nueina savo kariuomenę, užpuola Kyjivą ir skerdžia ten žmonės. Protestantas. Ne, jis tada jau buvo katalikas truputį. Ir skerdžia ten žmonės, žinai. Tos, kurie guli tie draugai galėjo būti. Tos, kurie jo buvo dešinė. Kurie buvo jo jėga. Tuos ukrainiečių tautą, kuri galėjo jam atėti pagalbą, kaip Lenkai nusisuko. Jis nori su kuriuomis skerdžia Kijevą. Ir kada Lenkai, ukrainiečiai pamatė, koks siaubo lietuvis ginklus gali sukelti, jie bėga pas rusą. Sako, klausykit, tavariši, ten buvo tie beparčiai šiaurės ateina, tie miškų barzdočiais, jie negalestingi, mes su jumis norim. Šiandien Ukrainos istorikai pripažino, kad tai buvo didžiausia jo kritinė klaida, kad jie nuvėjo pas carą pagalbos. Caras atėjo, jau niekuomet neišėjo. Jis žudė juos kartu iki Stalino, iki galų, iki Putino, iki Gogo. Ir lietuviai prarado. Ir Jonašas Radvila liko vienas nelaimingas, apleistas, jis mirė sielvartą, vienatvę ir depresiją. Supratęs, ką jis padarė, kam jis pakėlė ranką prieš ukrainiečius. Taigi, ukrainiečius yra pats nepadagiausias priešas. Tai laukinis stepių žmogus, toks pat kaip jie ir tie totoriai, kuriuos ten tiek metų išnaudojo. Jis nežino gailestingumo, jis klastingas tobulai yra. Jis susispyręs mirtinai, ukrainiečiai nesitraukia. Iš tikrųjų, jie nesitraukia. Žinom, kad ten yra pabėgėlių, visur yra pabėgėlių. Žmonės paima per prievartą karą. Ir labai sumanus. Viskam, ekonomikai, bizniui, verslam, nes ten yra tautų mišinys. Ten yra kaukaziečiai, žydai, turkai, graikai, rusai, reiškia. Tai yra ukrainietis, tu supranti. Va toks mišinys yra ukrainietis. Tai va čia ukrainietis. Suma tokio nenuspėjimų dalykų, kad nepavydžiu. O rusai išdrįso pakelti ranką prieš šitą žmogų. Šitas žmogus nepaliks tavęs, kol nenubaus, ką tu padarėjai. Jie suras kiekvieną tą generolą, krūvinom rankom, jie suras juos visus išrinks kaip uogas iš tortų. Ir sutraiškis, kaip ten bebūtų. Jie neatleis niekam. Pas jų sąrašai didesni negu žydoviški sąrašai holokausto prieš. Ir jie ieškos jų visur, atras juos visus. Aš tau sakau, atras visus. Nesvarbu, karas baigs, nesibaigs, jie ieškos jų ir suras. Tai va dabar šitą kariuomenę, jinai juda toliau, jinai pilna nepykantos jiems, jie medžioja jos, po vieną medžioja, jie medžioja jos po vieną, kad tai ne tik čia naujas karo dalykas yra. Ir jie tą karą kažkokiu būdu, Rusija turės tą karą užbaigti. Kažkaip ištraukti rankas iš to karo, bet jos kečia krūvino, supranti, purve, kraujyje pasinivėrė rankos. Jie kažkaip tas rankas turi ištraukti, nusiplauti, persigrupuoti, tai galbūt bus politiniai pasikeitimai kažkokie tai Rusijoje. Galbūt jis nauja karta, kuris nors ištaisyti klaidas, kurį padarė jų tėvai, reiškias, ten to. Gal šitas sunku pasakyti, tai matysim. Bet tai greitų laiko pamatėm dalyką. Jeigu šitas Gogas yra Gogas, tada jis ieškos būdų išėti iš karo, jis jau pasiūlė Trumpui milijardus, kad ištrauktų iš karo, bet kuris nepasiduoda. Va šitą nepasiduoda. Va to Trumpas, biznieris, tas New Yorko valka, tai negalėjo nuspręsti tokio dalyko, kad šitie žmonės jie neištyrė gerai, kas yra ukrainietis. Jie nepasiduoda, jie nemoka pasiduoti. Ką tai mokėtųgi pasiduoti? Antro karo metu Ukrainos frontas buvo ilgesnis už visus frontus.
Ir ten buvo toks frontas, kad vokiečiam ten verkė ten tam būdam Ukrainos fronte. Mes esam grandiozinių įvykių akivaizdoje. Labai įdomu tai gyventi, labai tai matyti. Aš labai laukiu tokių, ne to, ką subombardavo, tai viskas, tai ne naujienos. Naujiena bus kokia, kaip užbaigs karą Ukrainoje, pirma naujiena, kai Gogas ištrauks rankas jau kruvinas iš Kijevo žemės. Naujiena bus žinia Gogui, kad reikia ruoštis mobilizuotis karo į Jeruzalę. Naujiena bus, kad žydai išnaudos savo karinius resursus ir liks be sienų. Ir naujiena bus tai, kad Amerika kažkas įvyko, kažkokie apokaliptiniai įvykiai, ir po ko Amerika prarado jėgas norą kišti savo rankas, kur be būtų, jie tai bandys suvest galus kažkaip išgelbėti Jungtinės valstijas, kokiu tai būtų. Kas ten bus, neužgal pamatysim, žinai. Ir Europoje laukia toks laikas toksai susitvarkymo, disciplinavimo, susitvarkymo. Europa yra kairė, ta kairė priešinti dešiniesiems visaip. Kairė nori kolaboruoti su komunistais, visais komunistais, viso pasaulio, kaip sakė, viso pasaulio ten valkatų susivienykit. Tai va tokiam lozungė yra, tai pavojinga Europai pačiai. Kairių judėjimas yra beviltiškas, tai veda Europą į aklavietę. Dešinių dar baisesnė dalykas, nes dešinė užvalgė NKVD KGB, jų pinigais ten viskas jum, ir Le Pen, aiškiausias toks įrodymas, ten tragizmo viso yra, Orbanas galų gale, žinai, Orbanas buvęs toks Vengrijos, taip nukentėjęs nuo komunistų vaikas, jis elgėsi kaip vasalas, kaip koks totorius, supranti. Taip titko jie tiurkai save laiko. Ar laikydai, ne? Jie laiko save tiurkais, jo, ten kažką atšaka tiurkų, žinai, kažką. Ugrai ten kažką finai ten nesuprasi. Taigi, va tokie dalykai, kad tai, ką tu pasakysi pabaigai, mūsų žiūrovai. Pasistengti turėti drąsos elgtis kaip Zakiejus. Zakiejus? Jo. Ką turi minėti? Išeiti visada paprašiau būti minioj. Judėti kaip minia, kalbėti kaip minia, šūkauti kaip minia, bet kartais reikia užlipti į tą medį, kad viešpats pašauktų tave vardu tada. Mes matai užauginti totalitariniam režime. Mano tavo karta, mes buvom lyginami, mes buvom tiesinami, žinai, mūsų atpažindavo. Kur nenuėjęs į vakarų pasaulį, iš karto pažindavo. Aš atsimenu, kai nuvažiavau į Londoną, apsirengęs, britai mane perrengė visą nuo galvos iki kojų, žinai. Einamės per Temzę, per Big Beno su britų kompanijoje. Eina du rusai, supranti. Rusas pažiūrėjo į mane, sako, privet! Supranti, gal kad aš prasmečiu skudžiai žemę, supranti. Aš einu gerų britų kompanijoje. Tarp kitų vienas buvo baronas, ne bet koks britas, supranti. Kuris man yra prigės rūbai, supranti. O jis man sako, privet, aš galvoju, aš padėjau, kada mano veidas daugiau nekalbės, kad aš iš to šalies, iš prakeiktųjų žemės. Prakeiktųjų žemės, ką tai? Prakeiktųjų, praradė civilizacinius prošus žemė. Ir kokiam panašiai po galbūt 10 metų, aš vėl buvau tokia kelionė su Europos pastoriais. Mes buvom Indijoje. Ir važiavau, ten važiavau Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos pastoriai važiavo. Ir nieks negalėjo pasakyti privet, man. Aš jau nebepriminiau rusų. Supranti, vat Kristaus dvasia išvalo mūsų veidus, išvalo mūsų manieras, perdaro mus iš vidaus perdaro. Tam reikia laiko. Ne šiaip sau vyras į šventyklą ateidavo 30 metų. 20 metų jis buvo jau sukosi aplink šventyklą, bet 30 metų įeidavo į vidų. Ir iki 50 metų, 20 metų aktyviai dirbo šventykloje. Po 20 metų jis jau buvo pavargęs vyras, jis nešiojo tautos naštas. Tautos naštos sugrauždavo jį. Sako, tai visi dabar dėl mano šventyklos sugrauš mane. Atsimenate raštą. Taigi, darbas šventykloje yra sunkus. Žinai, kada tu tarnauji Dievui dvasia, tavo kūnas irsta, jis neatlaiko nuo apsukimų. Jam per sunku kūnui, jam tai yra per daug. Kūnas nori ilsėtis kažkur Kanarų salose, supranti? Bet jeigu tu esi Dievo reikaluose, tu ardai save iš išorės, į tavo palapinį sensta, nusidėvi.
Tai faktas. Ir 50 metų vyras jau buvo išsunktas vyras. Jis jau negalėjo daryti aktyviai tam šventyklą. Jis išeidavo ne į poilsį, o į užkulisus. Jis mokino žmonės, jaunus kunigus, ruošė ten dalykus, jis tarnavo šventyklą toliau, bet kitam statuse. Taip aš galvoju, kad apie žmogų, apie save patį, aš matau, kaip mano išorinės jėgos mažėja, kad aš matau, kaip šitas buvimas Dievoje šitam laike, jis sekina žmogaus kūną, jis sunkiai. Man sunku matyti, ką aš matau, girdėti, ką aš girdžiu. Man svarbu suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kad imitacija ir tas šešėlių teatras neužgostų esmės. Aš vis dar matyčiau rankas, kuris manipuliuoja šešėliais. Ir stebėčiau rankas, stebėk rankas, kasgi manipuliuoja ir ką manipuliuoja. Ir tada matyt, o kur mano Dievas? O kaip veikia mano Dievas? O kur mano Dievas? O jis yra mano Dievas. O mano gija, kurią nutiesiau prieš ten kiek tai metų, 86 metais. Ta gija, jinai tebeveikia puikiai. Vat mano gija, aš tikiu, per šitą giją mane Dievas ir ištrauks. Neseniai, kai man kažkas buvo sunkus, nesuprantamas priepuolis, ir aš vėl buvau prie mirties, ir aš supratau, kad jau čia, yra, ir tu uždėjai rankas ant manęs, kad tai melsti, ir aš pasukau galvą, taip kampu akis, mačiau, kad durys atsivėrė. Didelis tokius gražius durys, daug šviesos labai. Daug šviesos, tokia šviesa, tik šviesa, nėra nieko. Nėra durų, nėra darimų, tik šviesa. Ir taip patraukliai man tai atrodo, aš pažiūrėjau, kad gal man pasivaideno gal. Aš pažiūrėjau, taip kampą dar akies, tu meldiesi. Aš matau, taip, ta išėjimas paruoštas, Tad sunku pasakyti, kiek mano kūnas dar ištems. Dėl įvairių ten aplinkybių, finansinių ir fizinių. Aš dar turiu tempti. Ir aš tempsiu, kad aš nepasiduosiu ir dar tempsiu. Bet tos galimybės yra, įvairios mums duotos. Labai noris, kad Lietuvos žmonės jie kažkaip rimtai žiūrėtų. Kad rimtai pasišvęstų Dievui, rimtai studijuotų. Norit rimtai studijuoti, mes lausim, ką skaitote? Aš jums sakiau, mes skaitom lietuviškus vertimus su žodynais graikų, hebrajų kalbų. Be interpretacijos graikų kalbos, jeigu aš atrandu žodį, iš karto, kad turina, ką tai reiškia graikiškai. Tu man pasakai daugmaž, kokie limtim reikia judėti, kad nesuklyščiau. Nes lietuviškas vertimas ne tai, kad neatspindėtis, jis klaidina, jis tiesiog klaidina mus. Mums būtina eiti ištakose. Tu kalbėjai bažnyčia, o bažnyčios ištakos yra Jeruzalė. Ir pirmieji kokie 10 metų, tai buvo tai, kas vyko bažnyčia. O ten buvo bažnyčia, kuri ne sienas dažė, bet vargšus maitino. Vat bažnyčia kas yra. Sumatėviškai, nediskutavo, sukurkime vienybės Dievo visiems tikėjimams. Ne. Jie aiškiai kalbėjo Kristų. Ant tiek aiškiai, kad jūs žudyt pradėjo. Nes kito neturėjo būti kaip spręsti. Štai yra pirmoji bažnyčia. Štai į ką mes turim eiti, arba galime eiti, bet mes ten nenueisim. Jau per vėlu, viskas. Durys susidarė. Dievo dvasia dabar artimos rytuose. Ten Dievas ruošia didžiausią istorinį ir paskutinį perversmą žemėje ir visatoje. Ten įvyksta tas įvykiai didieji, kada Mešiachas grįš gelbėti to, ką jis ir norėjo išgelbėti, savo tautos. Ir tada vyrai išgirdę kabinsis žydų skverną. Nes girdėjome ten, kad ten Dievas yra. Padėk mums suprasti, kaip mums gyventi toliau. Todėl aš manau, kad saugos antisemitizmą. Antisemitizmas užkirs jums kelią kabintis jos skverną. Mums reikia gilintis jų kultūrą, jų papročius, jų muziką. Klausykite žydiškų dainų, kurių labai gražių yra. Klausykite, ką jie kalba. Taip jie net pažino Kristaus. Taip, jie suklaidino. Ir 2000 metų durnino visą tautą. Bet tas laikas durnimo pasibaigė. Jeigu pažiūrėsite gerai, šiandien Izraelyje daugybė žmonių atsivertė į Ješuvos tikėjimą. Jie nekalba, kad jie krikščionys, krikščionybė jiems gėdinga. Krikščionybė jiems panašiai, kaip buvo judaizmui, elenizmas buvo. Elenistiniai žydai, vadinami. Tai tie pagoniški žydai. Taip krikščionybė jiems ta pagoniška žydija yra, kurie išsigynė Jeruzalės, savo kilmės ir sukūrė naują Jeruzalę kaip bažnyčia Europoje. Ką jie neigia ir šių šaiposi. Ir daugybė šiandien žmonių, jie grįžta prie Ješuvos tikėjimo
Ješua Hamešie, vat jo laukia. Ješua ben David ir ben Josif. Tai va šitie dalykai, Josif ir David, kokiam tai prasme jie santykiai yra. Ir Jėzus yra kaip Ješua ben Josif. Josipo sūnus, nors mes žinom, kad jis tikrųjų buvo ben David. Ir jį vadino Dovydo sūnaus, sakydavo. Ješua ben David, sakė, padėk man. Ir aš manau, kad šitas Ješua, kuris yra ben David, kuris gailisi visų dorų žmonių, gailestingų dorų žmonių, jis ateis į pagalbą mums visiems, kurie gyvenami jo ieškodami.